3 valandas mes bendravome. Labai pavargom. Pavargom tikrai. Bet buvo šiauriai įdomiai. Nu tiesiog tokia gera nuotaika, vis tik įsijuokiau. Ypatingai apie tavo gėlytę. Tikiuosi, jums patiks. Iki sekančių, ne, tugi kažką. Oi, būtinai. Ačiū už gėlės, prigiuoju. Ačiū. Prašau, tegul džiugina. Aš mėgstu, kada mano širdies dalelė pas kažką lieka. Prašau. Sveiki, gyvi brangieji. Labai malonu jums pristatyti šiandieninį pašnekovę. Tai yra Jelena. Jelena yra mūsų Klaipėdos gėlių karalienė. Ir daugumą jūs ją būtent iš to ir pažįstate. Susipažinkim gal dar giliau. Sveika, brangioji. Labas, Nelė. Taigi, pradėk mūsų pokalbį 4 žodžiais. Sveiki atvykę į mano augalų oazę, į mano širdį, mano sodą. Labai malonu jūs matyti ir šiaip netikėta buvo, kad jūs pakviesit mane dalyvauti šitam interviu, bet yra smagu. Tikėkimės. Kaip tu save matai šiai dienai? Kaip aš save matau? Matau moterim, kuri myli gyvenimą, myli žmonės, mėgaujasi to, ką daro. Tai yra floristika mano dabar mylimiausias sritys, į kurią aš vis gilinuosi. Kraštovaizdžio dizainas, kuris man labai patinka. Puoselėju savo sodą, padedu kitiems žmonėms su patarimais kažkokiais dėl sodų įrengimo, apželdinimo ir taip toliau. Nu, esu laimingas žmogus. Tiek daug veiklų. Kodėl sutikai su mumis bendrauti? O kodėl turėčiau nesutikti? Man įdomu. Taip, aš esu atvira pasauliui ir kuo daugiau žmonių žinos apie mane, apie mano veiklas, to smagiau. O į kokius klausimus tau jau atsibodo atsakinėti? Na, turbūt pagrindinis klausimas, kurį man visi užduoda, kurie atvažiuoja pas mane, kaip tu viską spėji? Tai va čia šitas klausimas būna kiekvieno mano pašnekovo užduodamas. Tai atsakyk vieną kartą ir visiems, kad visi žinotų, kaip. Iš tikrųjų, aš nieko nespėju. Tiek, kiek aš noriu, aš nespėju padaryti, bet jeigu tu nori, tu padarai. Viskas priklauso nuo mūsų noro. Ir jeigu aš kažką noriu padaryti, aš visada rasiu tam laiko. Bet man turi būti tai įdomu ir aš norėčiau tai daryti. Tai čia pirmas dalykas, o antras, viskas priklauso nuo tavo požiūrio į gyvenimą, ne? Pavyzdžiui, kas liečia sodą. Tu gali jį puoselėti, čiūstinti, žinai, kad ten tau nei piktžolės, nei kažkokio lapelio nukristo nebūtų ant vėjos, o gali priimti tai kaip natūralią gamtą. Tai va aš priimu kaip natūralią gamtą, o gamtoj nėra idealo, ne? Tai ir nuo to ir viskas tada, nu, kažkur tai kažkaip piktžolė. Nu, tegul būna, kažkur tai dar kažkas. Nėra idealo, bet taip, viskas idealu. Taip. Tu sakei, kad tau patinka ne šitas gėlės kasmėjas. Taip. Šiaip iš tikrųjų, čia močiučio negalima sakyti, čiagi, nu taip, nes jas labai senai augindavo. Ir dabar ateina į madą visos tos senovinės gėlės. Jurgynai, bijūnai. Kas buvo primiršta, supranti, dabar vėl jie gyvena savo renesansą. Ir labai smagu, kad mes vis tiek žiūrim į praeitį, ne? Kaip gyvena mūsų tėvai, protėviai. Ir tai yra labai smagu. Kaip tu mane matai? Kas aš? Man tu esi spindulėlis. Tiesiog tu teiki džiaugsmą žmonėms. Atrodo, mes ne pirmą kartą su tavim susitinkam, bet realiai pokalbiui tokiam pirmą. Ačiū tau, kad tu esi. Ačiū tau, kad tu švieti. Gerai. Mėgstamiausias tavo vaikystės žaislas. Nu, žinai, mūsų vaikystėje daug žaislų nebuvo. Iš tikrųjų. Taip.
jo viskas buvo labai ribota, tai aš turėjau turbūt, žinai, pupsikai tokie būdavo, mažiukai. Tai va šitie aš turėjau kelis ir aš mėgdavau siūti jiems drabužius, žinai, va. Tai čia mano buvo mėgstamiausia iš ilgai. Nu, čia turbūt iki mokyklos, nu. Tai. Kas tau yra gėris? Kas nėra blogis. O kas yra charizma? Charizma, nu tai kai žmogus, supranti, spinduliuoja laimę, kai jisai atviras kitiems, kad jisai gali uždegti kitą žmogų, nu toks komunikabilus, atviras, nu pozityvus. Kaip tu? Tu esi charizmatiškas žmogus, taip? Nu, aš tikiuosi. Tu sapnuoji? Labai retai. Labai. Kas tau yra talentas? Talentas yra tas, pavyzdžiui, talentingas žmogus, ne? Tai žmogus, kuris gali kitus žmonės įkvėpti savo veiklą. Ne? Kad jisai gali parodyti žmonėm, kaip galima, pavyzdžiui, ten iš kažkokio įprasto daikto, ne, padaryti kažką neįprasto, ne, įkvėpti. Tai vat, talentingi žmonės, jie kūrybingi žmonės. Tu esi talentingas žmogus. Nu, taip. Ką šiai dienai žinai apie žmonių pasaulį? Kokie top 3 faktai? Apie žmonių pasaulį? Taip. Nu, kad pasaulyje yra 7,5 milijardo žmonių. Ne? Pavyzdžiui, kad 50% žmonių nėra matę sniego. O. Jo. Tik tais nuotraukose, pavyzdžiui, ne? Nu, pavyzdžiui, tu žinoj, kad, nu, toks gal ne apie žmonių, bet, nu, apie mūsų gyvenimą, kad Reikjavike, ne miestas Reikjavikas, po šaligatvių yra dedami šildymo vamzdžiai, kad neužšaltų šaligatviai. O, kaip mėgau. Kaip fainė, ne? Nu, supratau, įdomus faktai. Esi gyvatės metų vandenis. Tai reiškia, kad esi meilės šaltinis ir lyderis. Ar jautiesi taip? Taip. Vienareikšmiškai. Ką žmonėms reikėtų žinoti apie meilę? O, apie meilę. Meilė. Meilė tai yra meilė. Trumpai, drūtai. Palangos Tiškevičiaus rūmai, parkas, kurį mes visi galime matyti, ar ne? Tai, kiek aš girdėjau, suprojektavo tas pats žmogus, kuris suprojektavo Versalį. Ar tai yra tiesa? Taip, taip, čia yra suprojektavo prancūzų kraštovaizdžio dizaineris, labai žinomas, Sanre. Aha. Ir jisai suprojektavo Lietuvoje 4 parkus, Trakuvokę, Lentvarį ir mūsų vat iš Palangoj. Ir, palaukas, 4 pamiršau, Trakuvokė, Lentvaris, nu, žodžiu, 4 suprojektavo. Tai va, mes galim džiaugtis, ne? Iš tikrųjų, taip. Matyti. Ir supranti, mes kai va, dabar buvom Prancūzijoje, buvom Versalyje su drauge ir po to jinai atvažiavo pas mane, sakau, aš tave nuvešiu į Palangą ir tu pažiūrėsi, koks pas mumis parkas, nes, nu, kažkaip aš Versalį biškį įsivaizdavau kitaip, nu, prabangiau, žinai. Ir mes nuvažiavom, sakau, nu, tikrai, sako, tu pas jumis taip, žinai, nu, cozy, žinai, tas jisai parkas nedidelis, bet labai gražus, Palangoje visą laiką jį prižiūri ir gražias kompozicijas sodina. Tai jo, tokie pagrindiniai brožai Andre projektavimo yra. Sakyk, o tu galėtum tiesiog dabar paskambinti draugiai ir pasakyti jai porą gražių žodžių? Galiu. Bet jeigu tai bus rusiškai? Ką? Taip, kodėl ne? Натуля, привет. Солнце мое, я тебе звоню сказать, что я очень тебя люблю. Алло, слышишь меня? Я звоню тебе сказать, что я тебя очень люблю, что ты мое прям самое лучшее, что я нашла за последний год. Ты моя прям вдохновение, мой мотиватор,
моя, как сказать, поддержка, да, и я очень рада, что ты появилась в моей жизни. Не плачь. Ну все, моя дорогая, давай. Ну, целую, пока. Мгм. Мгм. Короче, меня до слез довели и Наташу. Неля, tu laiminga moteris? Taip, labai, Labai. labai. Ačiū Dievui už viską, ką duoda. Už tos žmonės, kuriuos aš sutinku. Aš mačiau tavo interviu, man labai patiko. Iš tikrųjų, jūs faina šeima. Ir vyras tavo toks įdomus, įdomi asmenybė. O, O. įsitėm su juo. Eilėraštis vadinasi Dėžutė. Aš tau padeklamuosiu, o tu pajausk maždaug apie ką eina kalba. Aš pasistengsiu. Dėžutė. Kornelijus Platelis. Obelinė dėžutė, pakraštėliais plaukuotais, toj dėžutėj lemputė, uždeganti palietus. Inkrustuota vaizdeliais atsiminimų, už apvalių aselių ima ją, jeigu ima. Jos dugne veidrodėlis, o ko tu žmogau tikėjais? Drėgmė sugėręs smėlis, laikas, nuėjęs vėjais. Tad jei vidun spisi, švelniai praskleidęs kailiuką, nieko nepamatysi, tik savo paiką veiduką. Dėžutė apie prisiminimus. Čia, žinai, man ta dėžutė, dabar mačiau video, kai viena mokytoja vaikams sako, vaikai, va šitoj dėžutėj yra nuotrauka pačio geriausio, mano mylimiausio mokinio, ne? Ir ateina vaikai ir jie žiūri ir jie visi šypsosi, o ten toj dėžutėj, kaip po to paaiškėjo, buvo veidrodis ir jie matė patys save. Nu, čia taip, labai fainiai. Tai va tas eilėraštis, ne, apie tą dėžutę, kai tu matai savo sielą. Sakyk, o kokie landšafto dizaino populiariausi atstovai yra Lietuvoje? Pirmiausia, kuri man ateina iš karto į mintis, Rasa Laurinavičienė, tai jinai žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Čia toks mūsų lietuviškas guru, sakyčiau, viena iš tokių ryškiausių asmenybių. O pasaulyje? Pasaulyje, dabar turbūt, pasaulyje tai jų yra daug, bet turbūt dabar galėčiau pasakyti apie Pitą Udolfą. Čia yra Olandų kraštovaizdžio dizaineris, kuris projektuoja natūralistinę želdinimo stiliuje. Natūralistiniai gėlynai tai yra tokios kaip pievos, žinai, kur augalai yra susodinti tokiom grupėm, supranti, matricom. Ir jie yra gražus visais metų laikais. Supranti, ir tiek pavasarį, tiek žiemą, tiek vasarą, tiek rudenį jie yra gražus. Yra parinkti tokie augalai, kurie išlaiko savo struktūrą, jų ir mirė, ne, galim sakyti, ta prasme, jau žiemą, ne, bet jisai išlaiko savo struktūrą, nes augalas yra gražus savo faktūrom, ne tik spalviškai, ne, mes turim sodą, kai projektuojam, ne tik spalvas derinti, bet ir faktūras, tą visą architektūrą augalų. Ir jisai labai žinomas visam pasaulyje, jo sodai yra ir Amerikoje, ir įvairiuose šalyse. Tai va dabar yra mada į tą natūralistinio gėlyno. Ir ten iš tikrųjų labai įdomus yra želdinimas ir pas manęs yra daug vietų, kur yra tai padaryta. Čia turbūt ir mažiausia priežiūra būna, kai yra sodas sukurtas būtent šito principu, nes ten yra toks sluoksniavimas. Čia jau jeigu gilinti, žinai, kraštovaizdžio dizainą. Tai vat vienas iš tokių gurų. Supratau. Kokiamis aplinkybėmis tu gimei? Gimdymo namuose. Yra kažkokių ryškių prisiminimų iki mokyklos? Žinok, iki mokyklos nelabai. Ką aš prisimenu, tokių, kad būtų labai ryškus, kad mane gal vaikų darželėje paliko tėvai. Nepaėmė. Tiesiog pamiršo? Jo. O Dieve. Turbūt jie ten nesusiderino, kas turi paimti.
Nežinau, žinok, vaikystėje neatsimenu nieko tokio, kad vat, galėčiau papasakoti įdomaus. Tu kalbėjai apie filmą Jane Eyre ir kondensuotą pieną. Pakomentuok, prašom. Jo, čia mes kalbėjome apie tai. Aš pasakoju apie tai, kad, nu žinai, kaip anksčiau, tu negalėjai kaip dabar YouTube'ai pasižiūrėti, ką tu nori, kokį nori filmą ir mes būdavom priklausomi nuo to, ką rodo televizija, ne? Ir, pavyzdžiui, būdavo atostogos mokykloje ir man labai kažkodėl tas kinas patikdavo, aš nežinau, kodėl aš jį taip mylėjau žiūrėti, nu, ta prasme, nebuvo ką žiūrėti, žinai, per daug. Tai aš virdavau tą kondensuotą pieną, žinai, skarponkėse. Ir valgydavau tą pieną, nu jau jisai tirštas tas rūdas, ne? Ir žiūrėdavau tą kiną ir dar lygindavau drabužius, va taip pat, žinai, ir va, kodėl man taip atsimė, kad kelis kartus per atostogas vis rodydavau tą kiną. Tai buvo įdomiai. Nu tai gal apie tai. Knyga Karas ir taika Levaus Tolstojaus. Ar skaitai? Taip skaičiau, aišku, čia yra privalomas mokyklos literatūrų sąrašas, ne, nu, jūs žinot, aš rusų mokyklą esu baigusi. Jo, čia Klaipėdai? Taip, Klaipėdai. Ir ta knyga man, nu, aš labai man patiko, mėgau skaityti, bet žinai, aš taip skaičiau tik tos epizodus, kur buvo apie meilę. Kur epizodai buvo apie karą, aš juos skipindavau. Ir žinai, kai būna per literatūros pamokas, reikėdavo, nu, būdavo diskusija, ne, ir aš visą laiką dalyvaudavau, ir čia mane mokytoja kažką klausė ten apie karo, žinai, kažką, aš taip, sakau, aš neskaičiu, tu kaip tu neskaitai, sako, tu tai, sakau, aš neskaitau, man neįdomu, nu, tiesiog man buvo neįdomu skaityti, kai ten, žinai, be rankų, be kojų žmonės lieka, žūsta. Sakyk, tu kalbėjai apie landšafto dizainą, o kas tas yra? Papasakok man, žmogui, kuris iš vis nesupranta apie tai. Kraštovaizdžio dizainas arba landšafto dizainas, tai čia mūsų supanti aplinka. Va tai, ką tu matai, ne, mano sode, ne, tai yra sukurta žmogaus ir tai yra kraštovaizdžio dizainas, ne. Man labai norėjosi, kad mane suptų graži aplinka, kur aš galėčiau atsipalaiduoti, kad man teiktų geras emocijas, ne, kad ir pasikrapštyti kažką, tai ar kažkokią daržovę galbūt užauginti. Ir aš pradėjau, nuo to, kad aš ten pasėjau veją, kad vaikams, žinai, ne per purvynus žaisti, nebėgioti. Ir vieną kartą, tai, kai mes dar lyginom sklypą, čia važiuodavo, žinai, per kiemą sunkios svorės mašinos, bobketai, lygino. Ir aš taip stoviu savo svetainį, žiūriu pro langą ir galvoju, kaip fainai būtų čia matyti gėlyną, kažkokį vaizdą gražų, ne? Ir aš pasidariau savo pirmą gėlyną. Tas buvo anksčiau ten kalnelis toksai, dabar aš jau jį perdariau ir aš pradėjau nuo to. Pradėjau nuo to ir taip pamėgau visą tai, kad mes kažkaip pradėjom statytis, nu, vieni iš pirmųjų mūsų draugų, čia jau prieš 17 metų, ir po mūsų, žinai, daug žmonių pradėjo pirkti sklypus, statyti namus ir draugai pradėjo kreiptis į mane visokios pagalbos. Nu, ten kažkam tai kaip suzonuoti sklypą, ne? Kokius augalus pasirinkti arba ten kaip veją pasėti, nu, tokių visokių dalykų. Nu, ir aš, aišku, dalinausi patarimais tiek, kiek aš pati žinojau iš praktikos. Galų gale tie mano draugai pradėjo dalintis mano kontaktais su kitais žmonėm, kurie net manęs nepažįsta ir svetimi žmonės pradėjo man rašyti, skambinti ir prašyti, suprojektuok man sklypą, žinai, ten padaryk vizualizaciją ar kažko. Aš galvoju, come on, aš tik tais mėgėja, aš savo galiu, žinai, sodinti, persodinti tol, kol aš neišgausiu to vaizdo, kokio aš noriu, bet žmogui, svetimam ir dar už tai paimti pinigus, nu, aš skaitau, kad tai yra negerai, ne, nu, aš visą laiką mėgstu daryti jau, nu, profesionaliai, ta prasme, nu, žinoti tai, ką aš darau, ne taip nabum. Ir aš tada pagalvojau, kodėl man neįstoti į kraštovaizdžio dizainą ir nepasimokinti. Va, ir būdama 44 metų, aš įstojau į Vilniaus kolegiją, į kraštovaizdžio dizainą ir baigiau šias studijas. Turiu bakalauro laipsnį, bet per tą laiką, kol aš studijavau, įvyko COVID-as, aš atradau pokščių rišimą ir aš savo tą kraštovaizdžio dizainą taip švelniai perkėliau į floristiką. Ir dabar pats mieliausias mano darbas ir mano gyvenimo būdas tai yra floristika.
Ačiū Dievui. Tu turi vieną vaiką, dukrą, taip? Taip. Kaip tau sekasi auklėti savo dukrą? Nu, dabar jau jai 21 metai, jau kaip auklėjimas ir praėjo, bet aš negaliu sakyti, kad aš ją labai auklėjau. Nu, ta prasme, kad, nu, kaip, jinai buvo visiškai neproblematiškas vaikas. Jinai buvo toks vaikas, su kurio, žinai, niekada negėda būdavo nueiti į svečius. Jinai visą laiką būdavo rami, jinai labai gerbdavo vyresni žmonės. Nu, jinai buvo, nu, tokia gerėtė. Mokykloje visada sakydavo, nu, jūsų Milana tai yra, nu, tiesiog auksas. Labai gera. O kaip tu manai, koks iš vis yra svarbiausias dalykas auklėjant vaikus? Pasitikėjimas, aš manau. Pasitikėti savo vaiku ir kad vaikas galėtų pasitikėti tėvais. Kad vaikas galėtų pirmoji eilėje, jeigu nutinka bėda, kreiptis į tėvus. Ne į draugus, ne kažkur tai ten į aplinką, kad tėvai žinotų, žinai, vat. Ir pas manęs visada tai būdavo, kad mano dukra man visą laiką viską papasakot. Nu, aš tikiu, nu gal, nu ne viską, žinai, bet tai mūsų labai artimi ryšiai ir labai geri santykiai. Mes draugės. Cituoju tave, tu kažkada pasakei, kad aš nežinau, kas yra depresija. Taip? Taip. Iš tikrųjų taip. Čia mes kalbėjom apie covidinius laikus, kai visi buvo izoliuoti, kai negalėjo susitikti vaikai su tėvais, ne, kai visi sėdėjo namuose, vyras, žmona, vaikai, online mokslai. Ir daug šeimų iš tikrųjų buvo ne ant skyrybų slenksčio, nes kai prasidėjo ta trintis, kasdienybė ta, kur niekas niekur neišeina, ir kai visi ten verkdavo, o Dieve, kaip aš pavargau, man depresija, aš neturiu ką veikti, kaip man viskas atsibodo. Aš galvoju, žmonės, apie ką jūs? Aš kaifuoju, negalim eiti į parduotuvės. Nu ir gerai, ir nereikia, žinai, nu apseisim, nu būtiniausias vis tiek mes turim prekės ten. Ir man buvo toks kaifas, bet tas covidinis laikotarpis turbūt ir davė man ženklą, kad aš turiu kažką keisti gyvenime. Kai mane nereikėdavo važiuoti į ofisą, kai aš galėjau dirbti iš namų, kai aš galėjau skirti laiko sodui, savo pomėgiams, tiek, kiek aš noriu, tai buvo kaifas. Ir nežinau, visa depresija, žinai, jeigu kažkokios yra problemos ar dar kažkas, tai aš įsikišu rankas į žemę. Įsižeminu. O žemė, kaip mes žinom, yra laimės hormonas, jau dabar yra moksliškai. Taip. Jo. Ir aš pamirštu savo rūpesčius, tiesiog užsiimu kažkokią veiklą. Arba aš kažką kurti pradėsiu, kažką, žinai, gaminti, arba įsiu kažką persodinsiu, paravėsiu galų gale, žinai, ir čia tokia meditacija. Mano vyras yra automechanikas ir jisai yra tiesiog, mašinos yra viskas. Čia žmogus apie mašinas. Jo, ir jisai pastovi ten, žinai, krapštasi. Tas žmogus, kuris, žinai, jisai mėgsta surasti, kaip tą, nu, pavyzdžiui, jeigu ten kitas mechanikas paimtų tą detalę ir tiesiog seną išmestų naują pakeistų, kaip dabar viską daro, o jisai ne, jisai mėgsta įsigilinti, kodėl, o ką galima padaryti, kad nekeisti, galbūt kažką, žinai, ten, nu, toksai, nu, jisai grinai, mechanikas. Mechanikas, kuriam prireikė per gyvenimą ir būti statybininku, ir baldininku, ir visko, nes viską, ką jūs matot, čia mano vyro rankom padaryta. Ta prasme, ir lauko virtuvė pastatyta yra jo rankomis, nes aš, žinai, tik tais duodu užduotį, reikia tą ir tą padaryti, jisai ima ir daro. Kaip aš sakau, kai savo darom, žinai, nereikia bijoti, taip, lygiai taip pat kaip ir su sodais, mes kuriam savo. Tegul ten būna ne pagal taisyklės, čia yra neverša erdvė. Aš noriu gyventi šitam sodei, aš noriu, kad man būtų gera emocija. Nu ir kas, kad aš pasodinsiu ten nepopuliarų augalą, ne, ar dar kažką. Bet man jisai patinka, okei, viskas. Tokio požiūrį reikia laikytis visada. Ir aš laikausi gyvenimą. Man patinka, reiškia, man yra gerai, tai neturi patikti visiems. Taip pat lygiai kaip ir aš neturiu patikti visiems, ne? Kažkam patinku, kažkam nepatinku. Ausiniai žodžiai. Nu.
apie mokyklą. Žinai, toks vienas buvo, nu, toksai įdomus, juokingas įvykis. Šiaip mokyklai buvo labai gera. Kaip aš dabar prisimenu, tai buvo patys geriausi laikai mokykloje. Wow. Nu, iš tikrųjų, o tau ne? Man mokyklai buvo tikrai gera. Darželis gal. Darželis? Ne, darželis aš pietų nemėgdavau miegoti darželį. O mokykla, nu, geras laikas. Nu, eini, nu, tas pamokas, nu, aišku, žinai. Aš visą laiką gerai mokiausi. O. Aš, nu, ta prasme, aš nebuvau pirmūnė, bet aš be trejetų visą laiką mokiausi ir man nebuvo sunku. Ir aš niekada neruošdavau pamokų. Supranti, nu, niekada nebūdavo taip, kad aš sėdėčiau, ten zubrinčiau kažką. Nu, ten kokią istoriją, biologiją pasiskaitai prieš pamoką, per pertrauką. Nu, ten, nu, matematika man visą laiką būdavo kažkaip, nu, lengvai, nežinau. Mokyklą prisimenu tik geriausi prisiminimai. Nieko tokio blogo, žinai, kad kažkas tai, bet kaip dabar vaikai, dabar tai vaikams mokykla yra didžiulis stresas. Didžiulis, aš kai pasižiūriu, pasiklausau, kas darosi, nežinau, anksčiau taip nebuvo. Cituoju tave, kol storas džiūsta, plonas žūsta. Kas reiškia? Čia aš taip sakydavau mokyklai. Nu, pradinėse klasėse aš buvau tokia apkūni, žinai. Aha. Nu, ir mane, žinai, vadino, storas, žinai, aš sakydavau, kol plonas džiūstas, kaip ten. Kol storas džiūsta? Jo, plonas žūsta, jo. Gerai. O kokių naudingų patarimų esi gavusi iš sutiktų gyvenime žmonių? Nu, iš sutiktų gyvenime, pavyzdžiui, nu, vat iš tokių paskutinių, ne? Mano floristikos mokytojas, Dmitrijus Turkanas, jisai yra dar, nu, jisai geras yra psichologas, mentorius ir iš vis jisai, žinai, man toks, nu, įkvepiantis žmogus. Tai va dabar, va, nesenai, kaip tik jisai sakė, sako, jeigu jūs turit цель. Tikslą. Забыла. Jeigu jūs turit tikslą, tai jūs turit nors gulėti to tikslo kryptim, supranti, nebūtinai bėgti, eiti, jūs nors gulėkite tą kryptim ir jūs pasieksite tą tikslą. Nu tikrai, taip ir yra. Ir iš tikrųjų, vat, aš žinau apie save, jeigu aš kažko noriu, tikrai noriu. Ne tai, kad aš abejoju, ar man to reikia ar nereikia, bet jeigu aš žinau, kad aš tikrai noriu, aš visada jį pasieksiu. Nu ką, Nelė, sodą apėjom, apžiūrėjom, dalį sodo iš tikrųjų tik tais. Einam gal į mano dirbtuvės, parodysiu, kaip aš įsikūriau. Papasakosiu tau jų atsiradimo. Kaip mane privertė irgi vėl mano draugai ir draugės vesti kūrybinės dirbtuvės. Irgi tokia buvo įdomi situacija. Nes aš iš tikrųjų tai anksčiau tokių dalykų nedarydavau ir neturėjau net minties, kad aš galiu būti mokytoja. Bet kai pasirodo, žinai, mes turim laiką, kai mes renkam žinias, o po to mes turim laiką, kai žiniom jau mes turim dalintis. Nes tu, negali tiek į save priimti daug ir nesidalinti. Tau turi atsirasti vietą naujom žiniom. Ir iš tikrųjų aš ištisai mokausi. Ištisai. Dabar važiuosiu kitą mėnesį į irgi mokymus, bus kalėdų magija. Aš turiu pasisemti idėjų, to vaibo, supranti, nes man prasidės kūrybinės dirbtuvės kalėdiniam temom ir labai norėjau, tai vat, Marius Gvildys organizuoja labai nuostabius mokymus, atvažiuoja dar žinomas floristas iš Rumunijos ir bus kažkas nuostabaus, važiuosiu. Jau vakar susitariau, kad jau vieta man rezervuota. Ir aš ištisai važiuoju, ištisai perku kažkokius kursus, pastoviai, nes atrodo, žinai, bet tu vis tiek gauni kažko naujo. Labai, aplamai floristai, tai jie turi mokytis non-stopų. Kad nedegraduoti, nedaryti to paties ištisai, kad atsirastų kažkokių naujovių ir turi labinti savo žinias. Eime? Nu. Klaipėda tai.
Klaipėda tai geriausias miestas pasaulyje, aš pasakysiu taip. Kelionės tai Mano aistra. daug keliauji. Labai mėgstu keliauti. Vestuvės tai Šventė didžiulė. dažnai nueini. Ne? Jau visi apsiženėjo. Draug, nulaukiam, kada vaikai pradės jau ženytis. Gėlės tai Gėlės tai yra, nežinau, tai yra mano gyvenimo meilė. floristika tai Pats maloniausias darbas. ką reikia žinoti, kai esi floristas. Daug ką. Labai daug. Tik atrodo, kad floristika yra, žinai, labai lengvas toks pomėgis. Iš tikrųjų ne. Cituoju tave, tu sakei, kad einu į laukus, skinu gėlės. Į kokius laukus? Į visokius. Visur aplinkui aš turiu savo vietų. Pavyzdžiui, vasaros metu, kai man reikia daugiau gėlių, aš visada nueinu į miškus, laukus ir parsinešu, ko man reikia. Taigi šitiek daug žydi visokių nuostabiausių gėlių ir papildo savo puokštes. Pavyzdžiui, man spalviškai kažko reikia. Ir dar tu sakei, kad sode tu įsižemini. Taip. Įsižeminu, tai aš turiu omeny, kad įleidžiu rankas į žemę ir savo blogas emocijas tiesiog paleidžiu. Taip, kiekviena moteris galėtų taip. Taip, iš tikrųjų tai taip. Ir ta pati floristika, prisilietimas prie gėlių, supranti, jisai atpalaiduoja tave. Tiesiog nubraukia visą negatyvą. Kaip tavo šuo atsirado tavo gyvenime? Girdėjau, kad važiavot bulvių pirkti ir grįžot su šuniu? Taip ir buvo, žinok, neplanuotai visiškai. Važiavom į turgų tryse, aš vyras ir dukra. Tikrai pirkti bulvių. Nu ir einam į Eglės turgų, stovi vyras su šuniuku, sėta šunelis žiūri, žinai. Dukra, mama, nu davai nupirkim tą šunį. Sakau, ne, Milana, nepirksim. Jinai, nu ir mes pradėjom kalbėti su to vyriškiu. Ir nu, jokiuosi, žinai, sakau, atvažiavom bulvių pirkti, sakau, mes šuns neplanavom. Sako, tai aš jums bulvių duosiu, aš bulvės pardavinėju, sako, tenai, žinai. Sako, aš tik su šuniu, sako, paskutinis liko, nu paimkit, visus išpirko, nu atinai paskutinė. Nu ką, nu nupirkom, žinai, mes tokie gyvūnų mylėtojai. Kiek metų? Kiek gyvenam šitam name, 17 metų. O. Ir tiek ir šunys, vat mes jį nusipirkom, pirmi metai, kai gyvenam name. Jau. Jau vaikšto prastai, jau nieko negirdi, prastai mato, bet nepasiduoda mūsų senutė. Visiems taip, ne? Nu. Žiūrėk, tokia situacija, kai dovanoja 1001 rožę. Nu, arba 101 rožę. Kaip tau atrodo, kas tai? Galiu pasakyti? Gali. Apie 1001 pakazuchą. Nes iš tikrųjų tam, kad atnešti moterį gėlių, nereikia 1000 rožių. Tikrai ne. Ir 100 nereikia. Užteks ir 10-11 rožių. Tu turi atnešti emociją. Tu turi parodyti, kad dėmesį, ne, moteriai. Tu nuskinsi, nueisi ramūnį į pievas ir galbūt dar didesnė bus emocija negu 1000 rožių. Manot. Taip. Nes jeigu žmogus apie tave galvoja, ne, kad jisai nuėjo, nuskinė gėlių, padarė ten tą paukštelį ir tau atnešė, nu, yra 100 kartų fainiau, negu ten jisai išleido 3000 eurų už 1000 rožių. Čia tas 1000 tai yra tikra istorija. Čia... Ir kur pamerksi visą tai? Nu ne, ten jau buvo krepšiuose. Tai kad ir 100 rožių atneša, nu tai čia įsivaizduoji. Pamerkti niekada nieks neturi kur. Nu tai ką, į kibirus merkia, žinai, kažkokias ten plastikinės dėžės. Come on. Ar reikia? Man tai visą laiką, žinai, vis tiek tai vyras, nu gerai, jeigu ten tu negyveni su vyru, jisai yra tavo vaikinas, ne? Bet jeigu tu gyveni, man taip galvoju, pliampa, šitiek pinigų. Kur galėjom kitur išleisti, ne? Nu iš tikrųjų. O kiek tau dovanojo? Rožių? Ja. Gėlių? Ja. Nu, man niekada tokių prabangių puokščių vyras nedovanojo. Niekada. Man ir nereikia, aš ir nenoriu.
O kam? Nes tu pati gali. Ai, jisai taip ir sako, tau reikia gėlių, taigi tu šitiek turi gėlių, žinai. Sakau, tai nueik man nuskink. Aha, sako, nueisiu, aš nuskinsiu, kad tu pato mane užmuštų. Nu, ką aš sakiau apie augalų pasirinkimą sode, ne? Aha. Kad mes renkamės struktūrinius augalus ir tokius augalus, kurie yra gražus ne tik sezono metu, ne? Kai su lapais, pavyzdžiui, šitas yra gražus variegatiniai lapai, bet jisai žiemą. Matai, kokios jo yra šakos ryškios, bordinės. Tai jisai man švies, žinai, aš matysiu jį labai ryškus. Arba va čia yra japoninis pošmedis. Aš jį pirkau, nes jo lapai, kai pašąla, kvepia vanilę. Bet man nepasitaikė ta veislė, kuri kvepia. Bet aš grinai jį pirkau dėl to, kad žinau, kad mano draugė jinai renka tos lapus ir tiesiog deda, žinai, į maišelius ir jie kvepia. Mano nekvepia. Nu, ne ta veislė, matomai, žinai. Jo, bet jisai irgi va, lapai labai gražus, ryškus. Pažiūrėk. Atsargiai. Čia aš apie ką aš sakiau. Čia yra natūralus sodas. Gali ir piktžolių būti. Kodėl ne? Nežinau, kaip piktžolė, čia geriausias dalykas mums, mergaitėms, tiesiog plauti su nuoviru, būtent ir gilių nuovirų į plaukus. Aš niekaip neprisirašiu. Papasako, kaip tu pradėjai kurti puokštes. Oi, tu čia buvo įdomiai viskas susiklosti. Iš tikrųjų, kaip aš sakau, mane į tą floristiką atvedė draugai, galiu pasakyti. Aplamai mane gyvenime labai daug kur nukreipė draugai. Jie mane tiesiog mėto, žinai, daryk tą. Iš tikrųjų, aš visada mėgdavau, pavyzdžiui, šiltojų sezono metu, ne vasarą, jeigu aš kažkur einu į gimtadienį, dar kažkokią šventę, aš mėgdavau padaryti savo puokštę iš savo gėlių. Prieš 4-5 metus žydinčių augalų pas manęs buvo labai nedaug sode, iš tikrųjų. Tokių, kurias aš galėčiau skinti. Bet aš vis tiek sugebėdavau kažką rasti, kad nueiti ir padovanoti žmogui, nes man atrodo, kad mano rankomis kurta puokštė atneša daug daugiau emocijų, negu nueita ir nupirkta pati brangiausia, supranti, puokštė. Ir aš turiu draugę savo, mano kaimynę, Vida, jeigu žiūrėsim, linkėjimai, kuri yra gimusi birželio mėnesį ir aš visą laiką pas ją ateidavau su savo puokštėmis. Tai vieną sezoną ten galėjo būti rysų kažkokia puokštė, kitą sezoną galbūt rožės jau žydėjo. Ir 20 metais aš atėjau su tokia didelė, gražia bijūnų puokštė, aš dar nuėjau čia į pievas, dar priskyniau pievų gėlių, pamaišiau, žinai. Ir man visi, o žinai, vis tiek ten susirenka tie patys žmonės, jie sako, Lena, nu kodėl tu nedarai, sako, pagal užsakymą puokščių? Sako, baikit, kokį pagal užsakymą, aš ir gėlių neturiu visų pirma, visų antra, aš nesu floristė. Ir ašgi įstojau kraštovaizdžio dizainą, aš būsiu kraštovaizdžio dizainerė, supranti. Nu ir pakalbėjom, praėjo. Kažkur po savaitės man skambina viena iš ten būsių merginų ir sako, klausyk, aš einu į gimtadienį ir aš labai noriu, kad tu padarytum puokštę. Nu gerai, sakau, kažką primečiau, nu turiu ten šiokių tokių gėlių, sakau, gerai, padarysiu. Aš nuėjau, aš nuskyniau visas tuo metu žydėjusias gėlės. Tokį glėbį parsinešiau. Ir padariau 3 puokštes vietoj vienos. Nu kokias puokštes? Pundeliai ten buvo gėlių. Iš tikrųjų, nu kai dabar aš pasižiūriu savo tas pirmas 3 puokštes, man ima juokas. Nu tikrai, gėlių pundelį, aš net spiralę nemokėdavau tada daryšti. Ir galvoju, nu gerai, vieną puokštę jai, kitą nuvešiu iš sesiai, kaip tik žadėjau važiuoti. Galvoju, ką daryti su ta 3. Aišku, aš galėjau ją pasimerkti namuose, nu ir viskas, ratas užsidarytų, supranti, iki kito sezono. Bet aš galvoju, nu gerai, jeigu jūs taip sakot, kad mano puokštės kažkokios ypatingos, kažkokios, supranti, ten nešančios emociją ir padarytos su meilė ir taip toliau, galvoju, nu pabandysiu aš įkelti į mūsų Klaipėdos mamyčių grupę. Aha. Jo, o mane jau žmonės pažinojo pagal mano sodą, nes aš labai savo sodą fotografavau, žinai, aš dalinausi augalais, kažką augindavau, parduodavau, ten žmonės už mane balsuodavo konkursuose įvairiausia. Nu, jau mane truputį Klaipėdos auditorija jau žinojo. Nu, ir aš parašiau postą, kad vat, aš pradedu kurti puokštes iš savo užaugintų gėlių. Ką tu galvoji? Nu, ta 3 puokštę man iš karto nupirko. Nu, nupirko irgi draugė, žinai, nu, bet tai va taip. Galvoju, nu, įdomiai, nu, reiškia tikrai, žinai, gal verta.
Po savaitės man paskambina ar parašė Liena iš Lalene. Sako, man reikia pokštės, ar padarysi. Mes tada dar nebuvom gyvai pažįstamas. Sakau, taip, aišku, sakau, tu man atveš makarus, aš to pokštę, žinai. Po to dar kažkas, po to viena moteris užsisakė savo gimtadieniui. Tiesiog sako, aš noriu nuostabę moteriai padaryti pokštę. Po to, kai paaiškėjo, jinai pati savo užsakė, atsiuntė sūnų, kad paimtų. O kita pažįstama, jai ėjo į jos gimtadienį, užsakė irgi iš manęs. Ir man po to skambina, sako, tu įsivaizduoji, sako, aš ateinu ir aš matau ant stalo, sako, nu tavo pokštė. Nes nuo pat pirmųjų pokščių, matomai, aš jau turėjau kažkokį braižą. Nu tuo metu dar prieš 4 metus nebuvo tiek, jau dabar jau didesnis yra populiarumas tokių natūralių, žinai, vat, sodo gėlių pokščių. O tada mažai kas darė. Ir, nu, tai smagu, žinai. Ir va taip pat, kad pradėjo suktis ratas ir man toks, supranti, visų pirma, azartas, norisi, nes kiekvieną kartą gaunasi kažkas skirtingo. Visų antra, tu dovanoji emociją. Mažiausiai dovanoji 3 žmonėm emociją. Sau, kol tu kuri, tu, supranti, jauti žmogui, kuris užsako, dažniausiai užsako kažkam kitam, ir tam trečiam, kuris gauna. Tu per tokį trumpą laiką gauni tiek emocijų ir padalinėje, ne, kad gali pasidalinti gerom emocijom su mažiausiai 3 žmonėm. Tai yra fantastiškai. Tai turbūt mane ta floristika to ir sužavėjo, kad man labai teikia daug teigiamų emocijų. Nes kraštovaizdžio dizainas irgi fainiai, bet tai yra labai ilgas procesas. Kol tu sukuri sodą, kol jisai subręsta, kol pasimato visas jo grožis. O čia kelių valandų bėgėje tu gali tiek, supranti, visą fejerverką patirti. Ir visi žmonės, kurie atvažiuoja, žinai, kaip pas manęs negaliu užsakyti tam tikros pokštės. Negaliu pasakyti, aš noriu rožio pokštės. Aš pati nežinau, kokią aš padarysiu pokštę. Nes visų pirma priklauso nuo tuo metu žydinčių gėlių, visų antra nuo mano nuotaikos. Gal šiandien aš noriu ryškios, o rytoj norėsiu kažkokių pastelinių spalvų. Ir kai žmogus atvažiuoja, tu, wow, žinai, jis nežino, ką jisai gaus. Iš tikrųjų, jis, užsako katę maiše. Jis pilnai pasitikė tavim. Taip. Jo, ir iš tikrųjų visada man žmonės rašo, aš jumis pasitikiu. Aš, aišku, paklausit, ar vyrų, ar moterį, ar mergaitį, vis tiek man reikia žinoti, kokią pokštę daryti, plius minus, žinai. Jeigu aš ten turiu labai ribotą kiekį augalų, tai jau čia, žinai, turi laviruoti. Bet užsakyti konkrečiai kažko, tai ne. Dažnai ir skaitydavau, ir žinau, kad tu mokiniesi pas Dmitrijų Turkaną ir ne vieną kartą buvai nuvažiavusi. Kodėl jis? Aš jį atradau grinai to laikotarpio, kai buvo COVID-as. Aš pamačiau jo nuotraukas Instagram'e ir mane tiek sužavėjo jo pokštės. Nes jos buvo, žinai, kaip aš pradėjau daryti, natūralios. Daug įvairių smilgų, jos tokios lengvos. Daug apie ką kalbančios. Kiekviena gėlė yra ypatinga, kiekviena turi savo vietą, supranti. Man labai jisai patiko ir po to aš nuvažiavau į Londoną, į Chelsea Flower Show. Yra tokia paroda kasmetinė. Tai yra kraštovaizdžio dizaino, bet ir floristai ten daro kažkokias instaliacijas. Ir aš kai pamačiau jo instaliaciją ir aš sakau, aš noriu pasimokintis, aš kada nors pasimokinsiuos. Bet man tada tai atrodė, kai žinai, kad aš nuskrisiu į Mėnulį. Nes kas čia aš, žinai, iš Lietuvos kažkokia ten gėlininkė, gėlių fėja ir Dmitrijus Turkanas. Jisai iš tikrųjų yra iš Moldavijos, bet jisai gyvena Milane. Ir daug metų jau. Ir man atrodė, kad tai bus, žinai, nesbutačная mečta. Bet jau sekančiais metais, ar tais pačiais netgi, sekančiais metais aš jau nupirkau pirmąjį jo online kursą. Mes jau pradėjom su juo susirašinėti biškį, žinai, ir jisai jau truputį žinojo, kad aš čia darau pokštes iš savo gėlių. Ir kažkaip jisai paskelbė, kad jisai renka grupę mokymams, o aš kaip tik tais metais baiginėjau kraštovaizdžio dizainą. Rašiau diplominį darbą, žinai, kraštovaizdininkams diplominis darbas tai yra labai didelis darbas, nes turi ir projektą padaryti, ir tekstinę dalį parašyti, didelė labai apimtis. Ir aš jam rašau, pabaigsiu mokslus ir tada rudenį ateisiu pas tave mokintis. O jisai man rašo, jisai geras toks psichologas, manipuliatorius, žinai, jisai man rašo,
O iš kur tu ištrauki, kad jų dar bus? Ir aš taip- O blemba, tai gal nebebus tų kursų. Jis supranti, jis man taip parašė, kad nežinai, ar jų šiais metais nebus, ar aplamai jau jų nebebus. Ir aš galvoju, blemba, nu reikia kažkaip sutelkti visas jėgas ir eiti į tą kursą, nes aš tada prarandu dar vieną sezoną. Ta prasme, aš darau tos savo pundelius, taip kaip aš moku. Aš nežinau, neturiu bazės. Ir aš tada sakau, gerai, rizikuoju. Ir aš tada baigiau tą kursą, aišku, buvo žiūri sudėtinga, dariau taip, žinai, negaliu pasakyti, kad labai su didelė meilė, nes tada buvo ir dar pavasaris, aš dar savo gėlių neturėjau, reikėjo gėlės pirkti, o tu ten ne visada gauni tai, ko tu nori. Ir dariau tik taip, kad jau praeiti, žinai, gauti diplomą, kad aš baigiau. O po tų kursų buvo iš karto floristas profi, nu ir tada jau mano gėlės ir aš kaip pasileidau plaukus. Ir Dima visą laiką mano visus darbus į top geriausius, žinai, visą laiką įsipuosino, tai dar tave dar daugiau užveda, supranti. Ir nu tokia emocija, nu galų gale, aš sakiau, Dima, jeigu tu atidarysi mokyklą Milane, nes tai turi mokyklą Rusijoje, Sankt Peterburge, bet į Rusiją yra sudėtingiau nuvažiuoti mums negu į Europą. Aš sakau, jeigu tu atidarysi, aš būsiu pirma tavo mokinė. Ir aš iš tikrųjų atvažiavau į pirmą jo offline jau kursą. Nu, į Milaną, bet aš buvau sausio mėnesį šiemet. Nerealios emocijos. Kad tiesiog pabūti su maestro šalia ir jau tau, suprantate, čia tokia energija, toks geras vaibas. Tu labai įdomi asmenybė. Labai. Iš tikrųjų, mes su tavim pažįstamos kiek, nu gal 3, kokie 4 metai, ne? Nu taip, va, iš socialinio, jo, nesmeniškai taip. Ir tu mane žavi. Tu visada geros nuotaikos. Tu visada besišypsanti. Nu, galbūt tu tik rodai tą, žinai, nežinau, bet man atrodo, kad tu tokia ir esi, žinok, iš tikrųjų. Nu, tokia, kaip tu pasakei, zažigalka. Taip ir yra. Kaip tau pavyksta tai būti, va, tokiai visada energingai, geros nuotaikos? Aš ne visada energinga tikrai ir ne visada geros nuotaikos. Ir dažniausiai, turbūt, labiausiai kenčia mano šeima, nes jie mato mane visokią. Kai aš išeinu iš namų, aš tarsi išskrendu gyventi, šviesti. Kai aš namuose, aš būnu tiesiog po kaldra. Ir jie yra tas mano varikliukas, kas mane uždega. Tai būtent mano šeima. Tai jie man kai duoda, aš vėl išskrendu. Kokiom aplinkybėm nusprendė auginti pirmą gėlę? Oi, kokiom aplinkybėm? Nu, aš tau turbūt pasakoju apie pirmą gėlyną mano. Nu, ten, jo, ne šitą, o ten, nu, tą per vidurį. Tai vat nuo jo ir prasidėjo, bet tada aš auginau, žinai, kokias gėlės. Visą tai, ką man dovanojo. Nes Kaip suprasti? Taip ir suprasti, vat kas draugės kokias turėjo, kokius sodus, ten mano teta iš mamos sodo, aš turiu, vat, pavyzdžiui, rožę senovinę iš mamos sodo, aš neturėjau tada pinigų pirkti gėlių. Nu, mes statėm namą, supranti, vyko dar statybos, tai tu negalėjai leisti savo pinigų, pirkti kažkokius augalus. O ką pirkau, tai buvo va tokio dydžio, supranti. Ir aš neįvertinau, nu tada tai proto nebuvo, kad iš tokio užaugs 4 metrų pločio, supranti, kada gis koks nors. Ir užims tau pusę gėlyno. Ir sodinau belę kaip, durnai, supranti, tokie spontaniškai pirkimai ištisai. Ai, tokios neturiu gėlių, kai pradėjo pirkti, žinai, tokios neturiu, reikia. Kur sodinsi, nežinai, nu žodžiu, ten darai, perdarai, 100 kartų persodini. Čia turbūt nėra nei vienos gėlės, kuri buvo pasodinta iš pirmo karto, žinai, ne apie gėlę, apie augalą. Ir augtų ir toliau. Pasodinta, žiūri, ai ne, čia netinka, arba jai nepatinka, nes tu turi dar žinoti, ką gėlės mėgsta, kokie augalai kokią mėgsta, ten saulę ar pavėsį, kokį gruntą, nu taip toliau, žinai. Tai... O tavo namai dekoruoti gėlėmis? Namuose, tu matai turbūt pas manęs, žinai, namuose dabar kokios vasarą tai visada skintos gėlės. Visada, ne? Nu, taip, nes man lieka nuo pokščių, žinai, aš neinu savo specialiai neskinu, bet dažniausiai lieka kažkoks nelikvidas, žinai, o žiemą pas manęs sausos, aš džiovinu ir bijūnus, ir jurginus, viską, supranti. Būna, kad tu padarai kažkokią kompoziciją, jinai tau sudžiūna. Nu, tu ją tiesiog papildai kažką tai ir turi. O Peteris Hesonas?
Peter Hess. Peter Hess. Peter Hess. Jo, čia yra labai žinomas floristas, pas kurį mokosi patys geriausi floristai. Jo. Svajojai apie jį? Nu, čia žinai dar, yra kalbos barjeras. Vat, supranti, aš labai noriu išmokti anglų kalbą, kalbėti, suprasti. Nu, kalbėti aš ten būtiškai galiu susikalbėti, bet tai visko nesuprasi. Ir yra kalbos barjeras. Vat kodėl Turkanas, todėl jisai rusiškai dėsto, supranti? Aišku, aš kai nuvažiavau pas jį į kursą ir, kaip aš sakau, kaip visada yra faina gauti daugiau, negu tu tikiesi. O tu tikiesi vieną, o gauni dar daugiau. Aš atvažiavau vieną dieną anksčiau, o prieš mūsų kursą pas jį buvo itališka grupė. Ir aš atėjau tiesiog pasilabinti, galvoju, ar aš eisiu į Milaną pasivaikščiosiu. Jis sako, o ką tu veiksi šiandien? Sakau, nežinau, važiuosiu į miestą. Tai pasilik, sako. Ir įsivaizduok, pas jį kursas kainuoja, tikrai brangiai. Ir jisai man padovanoja tą dieną, jisai sako, pasilik ir daryk viską su mumis. Aišku, aš ten itališkai nesupratau, ką jisai kalba, bet aš mačiau, ką jisai daro, ką reikia daryti ir aš dariau. O tu įsivaizduoji, jisai galėtų, tegul eina, nes jam ir medžiagas naudojasi viskas. O jisai man padovanoja tą dieną. Nerealu. Ir pas mane skaityna moteris į dirbtuvės, aš niekada negailiu nei medžiagų, kas buvo žino, pas manęs visada visko daug. Gali imti tiek, kiek tu nori. Niekada jokių apribojimų, supranti. Ir aš visada noriu, kad žmonės išeitų su tokia gera emocija, kad jie gavo daugiau negu tikėjosi. Ir aš tikiuosi, kad taip ir yra. Tu nebuvai, nežinau jo, bet tu supranti, tos kūrybinės dirbtuvės, tai yra kaip narkotikas. Nes pas mane yra mergaičių, nuo kurių viskas prasidėjo ir kurios eina kiekvienais metais, kad ir į tos pačius. Aš dėl jų turiu pastoviai galvoti kažkokią naują programą, nes man reikia kažką, naujo joms rodyti, bet jos, pavyzdžiui, kaip eina į rudeninius vainikus 4 metus išėlės, taip ir eina. Ir joms patinka, jos nori jį turėti savo rankom pagaminti, nes tos kūrybinės dirbtuvės yra ne tik apie tai, kad tu kažką sukuri savo rankom, tai yra labai faina, ypač tie žmonės, kurie nemėgsta to daryti, nemoka, būna ateina, sako, oi, aš nežinau, mano rankas tai ne iš tos vietos auga, aš tikrai nieko nesugebėsiu. Ir padaro jos, čia aš padariau, supranti tą emociją. Plus mes bendraujam dar moterų rate, ne? Mes pasėdėm, atsigeriam arbatos, susipažįstam, užsimezga kažkokie nauji santykiai, supranti, draugystės. Tai yra super gerai praleisti laiką. Va, tai aš norėčiau tik, man erdvės biški trūksta. Bet tai aš jau visaip čia galvoju ir plėsti, ir tą. Kol kas yra taip, kaip yra, bet... Sakyk, kokias žinias neša gėlės? Iš tikrųjų, kiekviena gėlė neša kažkokią prasmę. Ir jeigu kalbėti apie puokštės, tai kuo didesnė įvairovė gėlių puokštėje, to mes ją priimam giliau. Supranti? Yra įdomu visą laiką gauti puokštį iš didelės įvairovės, negu ten rožė sugubuojama, ne, kaip buvo madoj. Kad tu į ją žiūri ir vis atrandi kažko naujo. Ne? Nes jos nėra taip, kad viena prie kitos gėlės yra skirtingose aukščiuose. Ir tu į ją žiūri ir man viena mergaitė rašo, aš važiuoju taksi, sako, nepasiėmė iš manęs puokštę, sako, ir aš visą kelią, aš žiūriu ir aš atrandu kažką naujo. Sako, dar tokios nemačiau gėlės, nes tikrai aš įdedu labai daug skirtingų. Ir kiekviena gėlė kažką kalba tau. Kokia situacija su floristika pasaulinėme lygyje? Floristika vis populiarėja, žinok. Situacija šiaip floristika dabar yra ant bangos, aš taip sakyčiau. Žmonės labai domisi floristika, labai daug žmonių keičia profesiją, labai daug žmonių ateina į tą sritį, jau ne jaunimas, o žmonės jau, žinai, įgauna kaip antrą profesiją labai daug. Ir lygiai taip pat ir su kraštovaizdžio dizainu. Ir floristika yra populiari iš tikrųjų. Ir dabar yra daug visokių įvairiausių kursų, kad tu ir turi kažkokį sodelį ir nori kažką, žinai, daryti, tu gali pasimokyti tų bazinių tokių dalykų, ne, ir pradėti kurti.
Ir tikrai vat, daug yra ir žinomų floristų, tokia Iza Tkačiuk yra Lenkė, kuri visą gyvenimą pradirbo buhalterė ir ekonomistė. Ir po to vyras jai sako, imk pinigų ir eik daryk, ką nori, kurk. Ir jinai dabar visam pasaulyje yra žinoma, supranti. Nu, floristika dabar ant bangos tikrai. Bet vaistažolės tu neaugini. Nu, kaip vaistažolė? Mėtos turiu, čiobrelį, žinai, vat, vaistažolė, pavyzdžiui, ta pati echinacėja, ne, irgi vaistažolė. Bet ar į savo puokštę įdedi kada nors būtent Būtinai. vaistažolės? Taip? Būtinai. Aš būtinai stengiuosi į puokštas įdėti tokių augalų ar gėlių, kurios kvepia. Pavyzdžiui, kad ir mėtų šakelę, ne, įdedi, arba pavasarį juodųjų serbentų šakelę. Nu, tai yra nerealus kvapas. Spranti, ir būtinai, jeigu tik turiu visada. Kaip aš pirtį irgi labai mėgstu vaistažolės, kad žmonės galėtų prakvėpuoti, pajusti. Taip. Iš tikrųjų šitos dirbtuvės, vat aš tau sakiau, kad papasakosiu, kaip jos atsirado. Tiesiog mano draugė, labai gera mano draugė, sako, Kirti, davai padarom kokias nors kūrybinės dirbtuvės. Po vasaros galas, kokias dirbtuvės, kas eis pas manęs, kas aš tokia dirbtuvės kažkokias daryti. Ne aš ten floristė kažkokia žinoma, žinai. Davai, iš ko mes darysim? Nu, va, yra hortenzijų dar kažko, davai. Nu, gerai galvoju. Daviau, žinai, skelbimą. Man taip pat susirinko grupė. Man net žmonės iš kitų miestų atvažiavo. Aš buvau ant tiek nustebusi. Nu, ir mes pasidarėm, tada lauko virtuvėje mes darėm. Šitos patalpos aš neturėjau dar. Ir man visos merginos pradėjo, mes sėdėm arbatą geriam, Liena, nu davai kalėdinės, nu padaryk kalėdinės dirbtuvės. Sakau, nu tu kur aš padarysiu, nu, tai šilta turi būti patalpa. Nu mes atnešim tau radiatorių, davai va terasui daryk įstiklintą. Ne, sakau, bus šalta. Nu ir pašnekėjom, žinai, ir aš vis tą mintį, nu kur tas dirbtuvės daryti, kur daryti tas dirbtuvės. Nu ir su vyru šnekamės. Sakau, nu blemba, sakau, aš galvoju tik kaip apie vienkartinį reikalą, tu prasme, dar pravesti kalėdinės. Sakau, nu ką, kokį gal nusipirkti celofaną, pakloti, žinai, salonę ir padaryti, nes mes jau darėm taip su draugiam vieną kartą, jau dar prieš 10 metų, bet tiesiog čia, žinai, mūsų buvo vakarėlis. O vyras kaip tik statė garažą ten tą. Nu, jisai sako, nu jeigu nori imti garažą, šitą. O jis čia remontuodavo mašinas. Įsivaizduoju, kokia čia buvo patalpa. Visą ištipliuota, alijuota, purvina, čia dar yra duobė po grindim. Ir supranti, aš sakau, ką rimtai? Nu jo, ir mes pradėjom šveisti, aš va tos baldus pati čia pasidariau, dekoravau, dažyti. Ir atvažiuoja mano draugė, aš sakau, nu va, trečiadienį, šeštadienį darysim čia žvakių dirbtuvės, nes mes dar žvakės liejam. Jinai pažiūrėjo, nu gerai, po to sako. Aš pažiūrėjau, galvoju, tu durna ar ką, kaip tu čia darysi dirbtuvės, nu čia taip baisiai viskas atrodo. Nu, nieko, mes sienas greit perdažėm, žinai, stalus pastatėm, viskas čiki. Ir taip ir prasidėjo, supranti, vat, tiesiog mane pastumė. Aš galbūt niekada pati nesugalvočiau tai daryti, o mane pastumė. Ir man patiko. Man patiko tas bendravimas, supranti, ateina visada labai šiltos moteris. O dabar po paskutinių dirbtuvių irgi buvo kelios naujos visiškai, nes dažniausiai pusė grupės būna, kurios jau yra buvusios bent vieną kartą, o pusė, kurios pirmą kartą. Ir man viena iš tų, kuri buvo pirmą kartą, sako, kokia, sako, nereali grupė, kaip, sako, tau pavyksta surinkti tokias moteris. Ko aš nežinau, ašgi nerinku, ne, jos pačios ateina. Tai ant mano energijos ateina tokios pat energijos žmonės. Ir, nu, super, labai patinka. Bet aš nedarau jų labai dažnai, aš turiu pati užsinorėti. Man nėra tai kažkoks, žinai, užsidirbti pinigų. Aš noriu pati tos emocijos, tada aš darau. Nu, aišku, tai neliečia kalėdinio, nes kalėdinio labai visi nori ir ten jau turi daryti intensyvą. Bet vasarą noriu padarysiu, vat jeigu aš noriu pati. Aš niekada nekviesiu, kad man reikia, žinai, užsidirbti pinigų ir aš darysiu tas dirbtis. Ne. Aš turiu norėti pati tos emocijos, noriu susitikti su žmonėm, pabendrauti. Tai vat. Neli, paragauk mano keptą pyragą. Paragauk, labai skanus, žinok. Stengiuos be cukraus gyventi, bet tavo su mielu noru. Iš mano obuolių. Čia labai mažai tešlos, daug obuolių. Čia kaip štrūdelis gaunasi.
Gerai? Neli, o tu mėgsti gauti puokštės ir aplamai, vat, ką reiškia tau gėlės? Sunkus klausimas. Tu myli gėlės, Labai. Man labai patinka gėlės. bet tau patinka jas gauti? Man patinka jas gauti. Bet kai aš gaunu, viduje man visada kyla klausimas, ar neprisidėjau prie gėlių žudimo. Tu įsivaizduoji, aš nežinau, kas yra viduje būtent tas klausimas. Ar negeriau buvo kažką gero pasauliui duoti, negu nuskinti gėlę? Aš nežinau, ar reikės to. Bet kai aš tau atnešiau puokštę, tu labai, nustebai, tau buvo tokias nufainos emocijos. labai. Nu. Ir aš žiūrėjau tavo gėlės, viskas man iš vis patiko ant tiek, kad aš žiūrėjau, aš gloščiau. Bet visada su kalties jausmu viduj. Ir tai yra kažkas mano viduj, su kuo aš turiu dirbti ir išdirbti. Kodėl aš negaliu leisti savo tiesiog būti, priimti, būti džiaugsmingai va čia momente ir nemastyti apie tai, kad nuo manęs ten priklauso pusė pasaulio žūties ar dar kažko. Eik tu savo. Tai Žinok, iš tikrųjų nemažai žmonių, kurie, pavyzdžiui, rašo, o jums negaila skinti gėlės. Vat, nu, daug, žinai, ir daug kas savo sode nenori skinti, neparsineša namo gėlių, va tik tais, kad augtų. Man, supranti, jeigu aš turiu daug žydinčių gėlių ir aš negaliu jomis pasidalinti su kitais, man tiesiog, supranti, man gaila. Aš galvoju, aš viena matau šitą grožį, aš galiu jį skleisti kitur. Niekada nesusimašiau, kad čia yra žudimas. Tai gėlė jinai vis tiek sezoną atgyvena ir jinai numiršta ir atgimsta iš naujo pavasarį. kaip ir viskas turi būti, tai čia yra ciklas, tu negali sustabdyti tai. Ir sakau, aš viską suprantu. Bet viduj ta... Na, kaip žodžiu. Ačiū už klausimą. O žiūrėk, dar floristai puošia pastatus. Taip. Kaip tu į tai žiūri? Ar tu puoši? Aš tai labai pozityviai tai žiūriu. Žiūrėk, tai yra savireklama. Tu turi, pavyzdžiui, kavinę, ne? Ir tu padarai gražų fasadą. Nu, pasipuoši, pavyzdžiui, kad dabar kalėdos bus, ne? Ir tau žmonės eina ir jie fotografuojasi. Jie fotografuojasi iškart Instagrame. Čia vieta. Kiti žmonės žiūri, pliamba, kaip čia gražiai. Ir mes nueisim. Tu darai savo reklamą. Ir tai yra labai geras marketingo žingsnis. Aš skaitau, kad būtinai Klaipėdoje dar nėra, pavyzdžiui, kaip Vilniuje, tengi kaip puošia gražiai. Tiesiog wow. Klaipėdoje galbūt ne visi, bet jau eina, aš turiu kelias vietas, kur aš puošiu. Kalėdom, bet ir dabar turiu jau užsakymą, jau turiu sugalvoti vienai kaviniai. Irgi puošiam. Su mielu noru, visi pasižiūrės ir pasifotografuos. Tai iš tikrųjų taip ir buvo, supranti, pernai mane kreipėsi kavinės savininkė. Nežinau, kaip aš sutikau, nes aš turėjau tiek daug dirbti, aš neturėjau laisvo laiko šis. Taip sugulio kortas, kad aš sakau, gerai, padarysim. Ir mes padarėm tokias didelės, gražias, ryškias kompozicijas, vazonuose, žinai, pastatomas, didžiulės. Mes tik atvežėm, tik pastatėm prieimo, iškart žmonės ir eina ir fotkina. Ir jinai stovi, sako, kaip fainai, žinai, jinai pati nesitikėjo ir aš nesitikėjau. Ir šiemet jau paskambino, sako, šiemet būtinai, jau iš anksto, sako, jau irgi darysim. Fainai. Labai teigiamai žiūriu, tikrai. Ir aš pati visą laiką, supranti, pas manęs vainikai, tai must have ant vartelių, kad būtų. Dabar, nueisim, parodysiu, kokias turiu 100-metės klono durys, man atvežė draugė, irgi susipažinom taip netyčia su nuostabia mergina per gėlės. Šiaip visi mano draugai atėjo man per augalus, per gėlės, geriausios draugės, visos grinai per gėlės. Papasako, kaip pradėti kurti puokštės. Kaip pradėti kurti, visų pirma, reikia gėlių, turėti gėlės. Ką mes darom, kaip mane mokina, pavyzdžiui, mano mokytojas Dmitrijus Turkanas. Mes turim atskleisti kiekvienos gėlės grožį. Visų pirma, kaip aš darau, aišku, ne visi floristai taip daro, aš nuimu visus lapus nuo gėlių.
Kodėl aš tai darau? Nu visų pirma, taip ilgiau išsilaiko pati gėlė. Nes kaip mums pradeda gėlė gerti vandenį, ne? Nuo pačios tai eina lapai, o po to jau pats žiedas. Ir ko yra daugiau lapų, to mažiau vandens gauna pats žiedas. Tai mes nuimam visus lapus ir tas puokštes darom tokias permatomas, transparentinės. Supranti, jeigu mums reikia kažkokios apimties, mes dedam tada stafažinę žalumą. Jeigu mes nenorim, kad gėlės, pavyzdžiui, susijungtų vieną su kita, kad būtų jos nepriglūdusios, mes tada dedam stafažinę žalumą įvairią, žinai, ten yra specialių. Bet lapus aš nuimu visada visus, nuo visų gėlių. Vat tai yra mano braižas. Na ir pasitelkti savo fantaziją ir kurti, spalviškai parengti tinkamas gėlės, ne? Mes turim spalvinį ratą įtoną, pagal kurį vadovaujamės, ne? Tai gali būti arba šalia esančios spalvos, arba kontrastingos, kaip jums patinka. Eiti mokintis. Reikia eiti mokintis, arba bent tai kažkokias floristinės, tokias kūrybinės dirbtuvės, kur tau floristas parenka gėlių asortimentą, duoda ir pasako, nu, bet dabar įmat šitą gėlę, visų pirma reikia spiralinę techniką išmokti daryti. Tai nėra sudėtinga, bet tai turi kažkas parodyti. Ir aš šiemet pirmą kartą dariau puokščių rišimo dirbtuvės. Nu, praėjo tiesiog fantastiškai. Kaip gerai praėjo, žinau, kokias visos patenkintos, kiek man žmonių rašė, kada sekančias, bet aš turiu turėti daug gėlių, supranti. Nu, sakau, nežinau, tai va, turbūt gal kartą metuose ir bus va tokios dirbtuvės, tai va, kas nori, tegul ateina, labai, labai įdomu. O su kokiamis gėlėmis patinka labiau dirbti? Gyvomis, sausomis ar dirbtinėmis? Nu, tik ne su dirbtinėmis. Su gyvom, aišku. Kokie gražios puokštės reikalavimai? Kompozicija, spalviškas derinys, nu, ir asortimentas. Gerai. Tu sakai, kad tu mėgsti keliauti. Papasakok labiau apie savo keliones. Ką jos tau duoda? Kur tu keliauji? Labai mėgstu keliauti. Iš tikrųjų labai mėgstu keliauti, bet mėgstu tokias keliones, žinai, ne pailsinės, kad gulėti Turkijoje, ten, žinai, all inclusive, o tokias keliones, kur aš galiu matyti gražią gamtą, ne? Gražią architektūrą. Aš labai mėgstu tokias pažintinės ir tai tu iš tų kelionių visą laiką kažką parsiveži. Nu, visų pirma, tai yra emocija, tu parsiveži. Antra, tu matai vaizdus kažkokius kitus, tu gali kažką integruoti į savo sodą. Aš labai mėgstu po visokius sodus, žinai, važinėtis, nes tu matai, aha, aš galiu savo sodę tą pritaikyti. Ir iš tikrųjų Lietuvoje dabar labai daug gražių sodų, nes žmonės daug keliauja ir jie parsiveža. Tiek parsiveža kažkokių naujų augalų, naujų idėjų, žinai, kaip kažką padaryti. Labai mėgstu Olandiją su savo, nerealiais sodais ir savo kiemeliais, ten prie kiekvieno kotedžo savo, ten, nežinau, ekskliuzyvai, supranti, ir jie ten tarp šaligatvių, toks plyšelis ir ten jau kokia kosmėja, žinai, auga. Jie tiesiog, green fingers, kai yra, viską užsodinti, grinai. Labai mėgstu Italiją, mėgstu Angliją, mėgstu keliauti, tikrai. Ir jeigu aš galėčiau, aš visada sakau, aš mainau pinigus į emocijas. Visada. Man tas papirėlis nieko nereiškia. Aš noriu užsidirbti ir išleisti kažkokiam gerom emocijom. Visada. Ir jeigu aš tai galėčiau, tai aš negaliu ilgam išvažiuoti. Aš galiu tokias trumpas, ypač šiltojų laikų, nes negali palikti ūkio. Jį turi kažkas prižiūrėti. Tai mėgstu tokių, žinai, 4-5 dienom išvykti, prisižiūrėti, grįžti, kaip fainiai. Mėgstu. Reikia savo norus paleisti į visatą. Aš norėjau, supranti, kažkokio fotosienos, kažkokio fono, kad fotografuoti savo puokštės, ten vainikus, kažkokius gaminius. Čia aš nieko neturėjau, čia labai, žinai, daug vizualinių triukšmo, niekur nėra fotografuoti. Ir mes su jais susipažinom, sakau, aš taip noriu kažkokių senų tokių durų, žinai. Jinai man atveža, ten savaitę nepraėjo, iš Naujosios Akmenės, atvilko duris, tu matytum. Jinai turi mašiną, džipą. Sėdi vaikai,
O tos durys yra įkištos taip va po stogu viduj, pririšti ten su kažkokiais tai trosais ir galinės durys neuždarytos ir jinai man iš naujos akmenės atvilko duris. Po to jinai man dar vienas, dar dvi vat klono duris. Dukros floristikos mokytoja, vat reiktų apie ją dar papasakoti, kaip aš aplamai atėjau į tą floristiką, dar atidėjo man 3 duris. Po to čia dar va duris, va čia va kur sukabinti šitie augalai irgi aš per mėnesį laiko gavau 9 duris. Sakau, viskas, stop, Ačiū. durų užtenka. Ir sakau, ta mergina man tą sityną padovanojo. Dar jisai nepajungtas kaba. Nu, įsivaizduok, jis sako, tu man sakyk, ko tau reikia. Sakau, tu mano norų fėja. Nu, tokie žmonės ateina į mano gyvenimą. Kaip pasidaryti puokštę, jei pinigų užtenka tik vienai rožiai? Tai vieną rožę ir padovanoti. Kaip ir sakiau, nueini į pievas ir prisirinki gėlių. Viskas, ir net tos rožės nepirk, jeigu tu turi tik tais kelis eurus. Dirbi tik 4 kartus per metus per šventes. Kovo 8, sakykime, rugsėjo 1. Taip. Ne. Ne. Ne, aš dirbu, mano darbas gaunasi ištisus metus. Tai jeigu mes kalbam apie viską, ne tik apie puokštės. Jeigu apie didesnį puokščių kiekį, tada taip. Kovo 8 tulpės, bet tas tulpės būna ne mano, aš užsakinėjau tulpės. Po to eina išleistuvės mokyklų, dažniausiai būna jau didesnis kiekis, rugsėjo 1. Mamos dieną, puokštės, jeigu apie, ne po vieną kalbant, jeigu didesnį kiekį. Tai taip, o taip aš su puokštės aš darau turbūt nuo balandžio iki spalio galo. Floristai nekenčia švenčių, sako. Taip, aš pasakysiu taip. Visada yra maloniau daryti 1 arba 2 puokštės negu 10. Tu prasme, tu pajauti didesnį malonumą, kai tu darai keletą, negu po to jau tu jau pavargsti ir darai tik, kad padaryti, žinai, tu darai vis tiek su meilė, bet jau tu pavargsti. Taip. Tai floristų sezonas prasideda nuo kovo 8, skaitosi, ne, floristiniai metai. Tu nevertini, ne, vis dėlto dirbtinės gėlės, netgi jeigu labai gražu ir dekoruoja žmonės savo namus. Namuose tai vienareikšmiškai ne, tai gali būti kažkokie fasadai, tai taip. Fasadą dekoruoti, jo, nes su gyvom gėlėm tu nepadekoruosi, čia, žinai, bet pavyzdžiui, vestuvė su dirbtinom gėlėm. Dar kai būna kažką tai palubiuosi, žinai, daro kažkokias kompozicijas, kur ten nesimato, dar, bet kai aš matau kartais ir ant stalų, būna, aišku, dabar tų dirbtinių gėlių yra tokių gražių, kad iš tolo tu net neatskirsi, kad yra dirbtinė, bet man tai nepriimtina. Ar galėtum dabar pasakyti komplimentą savo vyrui? Daug aš jam galėčiau komplimentų pasakyti. Aš dabar galvoju, kurį čia pasakyti, žinai. Aš jam galbūt noriu padėkoti netgi tam savo vyrui, kad jisai kenčia mane. Nes šiaip aš kaip žmona esu, negaliu pasakyti, kad bjauri, bet aš tokia reikli labai, žinai. O jisai prisitaiko prie mano, žinai, visų nuotaikų svyravimų. Padėkoti jam, kad jisai yra patikimas. Man tai galbūt svarbiausia, kad aš galiu pasitikėti žmogum. Jisai nėra niekada manęs pavedęs. Ir štai, kad jisai mane myli. Tikrai myli mano vyras, aš žinau tai. Jisai nesako. Retai labai pasako, bet aš žinau. O gali pasakyti komplimentą savo dukrai? Dukra mano yra fantastiška. Ji yra, nežinau, visų pirma, jinai yra protinga, graži, išsilavinusi, taktiška. Nežinau, jinai yra tiesiog mano briliantas. Supranti? Mano gyvenimas. Sakyk, ką daryti, kad pamerktos gėlės ilgiau nenuvistų? Visų pirma, tai keisti kasdien vandenį vazoj. Ir ne tai, kad tiesiog išpyliai seną ir įpyliai naują, bet ir praplauti vazą būtinai, nes ant sienelių renkasi visos bakterijos, kurios teršia. Tu pakeiti vandenį už 2 valandų, tas vanduo gali būti vėl užterštas. Ir jeigu tu vandens nekeiti, tai tau gėlė jinai geria ką?
jinai jau geria ne vandenį, o tą, vat, supranti, visą prarūgusi, ne, tas visas bakterijas ir jinai greičiau miršta. Kodėl žmonės sako, ten gėlių parduotuvėse gėlės ilgai stovi, o mes parsinešam, mums nuvysta. Nu, todėl, kad gėlių parduotuvai floristai kerpa galiukus, tai jūs, jeigu turit galimybę, irgi būtinai visada atnaujinkit pjūvį, tai kas antrą dieną, pavyzdžiui, jie keičia vandenį, žinai, jie gal deda kažkokių, dar yra visokių specialių priedų, kad tą vandenį pagerinti. Nu, dėl to ir laikosi. O jeigu tu pastatai puokštę ir apie ją pamiršai, prisimeni už savaitės ir jau nuvytusi, sakai, ai, tai čia man blogą pardavė. Nu, tai reikia prižiūrėti tinkamai. Kaip ir žmogui, ne? Taip. O kaip aplamai floristika, kodėl tu manęs klausai, ar aš nuo mažens mėgstu gėlės, tai aš kaip tau ir sakiau, mano tėvelis amžinatelsis, jisai augindavo gėlės, tulpes, narcizus, jisai kovo 8 užaugindavo tulpių ir turėjom tokią močiutę, kuri pardavinėjo prie parduotuvės, žinai, atneždavo maišą kapeikų ir aš jas galėdavau skaičiuoti, žinai, nu fainiai. Bet aš niekada apie tai, man tiesiog nesenai galvoju, taigi tėvas augino gėlės, aš nesusimašiau. Ir prieš 10 metų aš nuvedžiau savo dukrą į floristikos būrelį. Nu, ten fitodizaino būrelis. Fitodizainas tai reiškia, mes ne su gyvom gėlėm dirbam, dabar jie jau ir su gyvom dirba, bet tuo metu daugiau iš įvairių floristinių medžiagų, iš gamtinių. Bet pavyzdžiui, šitas vainikas yra prieš 10, pirmas mano darbas padarytas šitam būrelėje, nes leisdavau mamom retkarčiais ateiti ir irgi kažką kurti. Supranti? Nu, ir jam 10 metų šitam vainikui, pažiūrėk, iš kankorėžių. Arba šitas iš kačiukų, matai, čia po vieną viskas suklijuota, irgi koks nuostabus. Tai aš nuvedžiau dukrą ir man taip patiko, visų pirma, mokytoja. Jinai yra, tiesiog pati geriausia mokytoja pasaulyje. Dabar reklama bus Klaipėdos saviraiškos centro, jeigu kas turit vaikų ir norit lavinti meniškai ir kažką su floristika, kad vaikai galėtų, nuveskit. Larisa Jūrivna Ivanova yra mokytoja, tiesiog iš didžiosios raidės. Dabar mes su ją kartu važiuosim į tos mokymus pas Marių. Įsivaizduoju. Ir nuvedžiau dukrą ir pati įsimylėjau. Dukra atlankė turbūt 7 metus. Ir aišku, manęs klausė, ar davė kažkas. Taip, davė tikrai. Mano dukra yra labai meniška, nesvarbu, kad jinai dabar dirba logistikoje ir mokosi logistiką, bet jinai yra labai meniška ir aš matau ją, kad kaip menišką žmogų ir negalvoju, kad jinai šitoj profesijai bus visą gyvenimą, kad jinai tikrai kažką sugalvo savo. Tai būtent nuo šito būrelio prasidėjo mano kelias į floristiką, kuris tęsiasi jau 10 metų. Įsivaizduoji? Ir ta mokytoja išmokė mane daryti kalėdinės tokias puokštes taurėje. Mes iki šiol jas darom. Ir daug įvairių dalykų. Ir jinai pati pastoviai mokosi, jinai turi tokį bagažą žinių. Šitas būrelis, vaikai daro tokius darbus profesionalius, kur suaugę žmonės nuėję mokymus nedaro. Įsivaizduoji, ten toks aukštas lygis, tiesiog. Ten jos mokiniai parodose, įvairiuose konkursuose pirmas vietas laimi, fantastika. Tai kas norit, veskit vaikus. Ar galima dovanoti lyginį gėlių skaičių? Virš 10 galima. Ar vyrams reikėtų dovanoti gėlių? Ne visi vyrai tai supranta. Pavyzdžiui, mano vyras nesuprastų, jeigu aš jam atnešiau gėlių. Bet šiaip taip galima ir vyriškos puokštės yra kitokios negu moteriškos. Taip. Ir tu padarytum? Taip, galėčiau padaryti. Aišku, mes vyrui nedovanosim kažkokių švelnių, gėlių ten kosmėjų, pavyzdžiui, puokštės. Mes dovanosim kažkokias tokias brutalesnės, žinai, gėlės ir ta puokštė būtinai turėtų būti aukšta, ne apvali žema, o aukšta. Ir spalvinis derinys turėtų būti ryškus, vyrai kontrastą labai mėgsta, pavyzdžiui, ten violetinė su geltonu, kokie ten violetiniai rysai ir dar kažkoks geltonas. Tai taip, vyriškos puokštės taip yra. Kokias gėlės tinka dovanoti gimtadienio proga? Visas tinka. Nėra tokių gėlių, kurios netiktų dovanoti. Mada? Mada, kaip aš tau ir sakiau, kuo natūraliau, to yra geriau.
Bet aišku, reikia atsižvelgti, ką moteris mėgsta, nes pavyzdžiui, yra moterų, kurios mėgsta tik tais rožės, ne? Arba ten tik bijūnus, bijūnai, žinai. Dabar, aišku, bijūnus galima gauti ir žiemą, bet kada dabar atsiveža. Bet atsižvelgti tai, ką jinai mėgsta, bet tu dovanok tai, kas tau patinka irgi, žinai, kas tau prie širdies. Ir aš manau, bus patenkinta. Geriausias vyro bruožas tavo galva. Tu sakei patikimumas. Jo, patikimumas, tai jo, čia jau apie tai pasakiau. Žinai, kad geriausias turbūt bruožas, kad mano vyras yra labai šeimyniškas. Jam yra šeima pirmoji vietoj. Aš skaitau, kad tai yra tikrai labai toks svarus argumentas, ne? Ir jisai yra patikimas, yra šeimyniškas, jam niekada nebus draugai, žinai, pirmoji eilėje, jam visada pirmoji eilėje būsime su dukra. Kaip manai, ką turi žinoti kiekvienas žmogus? Kaip išgyvenčiam pasaulyje. Jei gavėjui nepatiko puokštė, ar galima grąžinti pinigus? Žiūrint, dėl ko nepatiko. Kas nepatiko? Ar tos gėlės nekokybiškos buvo, ar tiesiog jam nepatiko, tai bet tada tu gali pakeisti kitą. Aš skaitau, visą laiką reikia ieškoti kompromiso, ne? Arba grąžinti pinigus, arba perdaryti, kitą padaryti žmogui. Bet kiek aš skaitau įvairiuose forumuose, pavyzdžiui, dažnai būna pas floristus, kad nusiperka gėlės arba gėlių puokštę, parsineša namo ir kitą dieną siunčia į saloną, kad man nuvyto tos gėlės, ne? Už tai floristas negali atsakyti. Gal jisai pastatė tas gėlės po radiatorium, supranti. Gal vandens įpylė per mažai, pavyzdžiui, jeigu rožiams reikia didelio kiekio vandens. Mesgi nežinom, kokios buvo sąlygos. O galbūt jisai tą puokštę nešė iki namų 3 valandas, atnešė ir ją pamirkė. Gėlė jau nebegers, viskas, jau jai nudžiuvo galiukas ir jeigu tu jos nepakirpsi ir neatnaujinsi pjūvio, negalės tiesiog gerti vandenį. Tai aišku, jinai žūs. Supranti, visą laiką, jeigu jūs atnešat puokštę ne akvabokse, pas mumis retai kada tai daro, ne kažkokia mindė, tiesiog sausa neatnešėt, jeigu jūs ją vežiojat ilgai, kad ir pusvalandį jūs pavežiojat, jūs turit būtinai pakirpti galiukus, kad gėlė galėtų gerti, nes jeigu ten yra nudžiūvę viskas, kaip jinai paims vandenį? Kokios yra pagrindinės moters savybės? Sakyčiau, švelnumas, jautrumas, žinai. Bet pati nesu labai jau tokia švelnė, žinai, pusė. Reiškia nelabai, ne tas. Kodėl vyras turėtų rūpintis moterimi? Todėl, kad tokia yra prigimtis. Vyras turi rūpintis šeimą. Vyras, turi atnešti, ne, į šeimą grobį. Taip turi būti. Kokių vyrų ieško moteris? Nežinau, įvairių, aš matau, nuo moters priklauso. Tokių ir ieško, bet aišku, aš manau, kad ir ieško tokių, kokie turiu aš. Patikimų, šeiminiškų, protingų, mylinčių. Bet kiekviena yra skirtingai. O kaip moteris gali išsirinkti gerą vyrą? Nežinau, žinok, kaip išsirinkti. Negaliu tau atsakyti šį klausimą, nes tai yra labai sunku iš tikrųjų. Ir žinai, galbūt tu, kad jeigu ir neišsirinki patį geriausią, ne, bet tu turi mokėti su juo gyventi, nes tu esi pats irgi neidealas. Aš pati sakau, su manim yra labai sudėtinga. Tikrai. Ir mes turim taikyti, šlifuoti, supranti, ir nusileisti, kada reikia. Vyrai žiūri į moterį, bet nesusipažįsta. Kokia tu priežastis? Bijo. Žinai, yra tokių moterų, prie kurių tu bijai prieiti. Nors tai galėtų būti viso gyvenimo. Taip, iš tikrųjų tai taip. Padorūs vyrai neverčia savo žmonų dirbti. Tai mūsų vyrai nepadorūs, ne? Taip išeina. Aš neįsivaizduoju. O ką moteris turi veikti? Bet ar vyrai mus
vis dėlto priverčia dirbti, ar mes patys? Mes pačios, aišku, kad mes pačios. Ar dirbanti moteris daro gėdą vyrui? Žiūrink, kad dirba. Vyras turėtų mokėti už moters norus. Nu, nebūtinai. Jeigu moteris savo uždirba, jinai gali pati savo norus išpildyti. Bet šiaip tai malonu, kai vyras sumoka už tavo norus. Taip. Ar vyras turėtų mokėti mokestį už tai, kad moteris atkreiptų į jį dėmesį ir skirtų laiko vyrui? Nu, mokėti mokestį, kad moteris skirtų laiko. Nu, jeigu čia šitos moters vyras, tai tikrai ne. Svetimas vyras, taip. Puokštė. Kokią ją reikia padaryti, kad jį skristų grinai tai mergaitė į rankas, kuriai, nu, tiesiog būtinai reikia pagauti tą Ištikėti, puokštę. ne? Nu, Žinai geriausiai, kokia skrenda puokštės ir į tas rankas, kurių negaila. Nes, pavyzdžiui, jaunosios kai kurios, jos nori pasilikti puokštę savo ir būna, kad tu darai dublį. Vieną jos puokštę, kurią jinai turi per vestuvės, o kitą, kuri meta. Tai o ta, kurią meta, tai žinok, jai negaila, tada jinai geriausiai skris. kokią puokštę padovanoti, kad per pirmąjį pasimatymą viskas įvyktų? Viskas. Puokštė nepadės, žinok, čia. Apie ką vyrai turi su tavim kalbėti, kad tu manytumai, jog jis protingas? Svarbu ne apie politiką. O, taip. Moteris sako, kad mes nieko neturime daryti dėl vyro, bet vyras turi už viską sumokėti. Nesutinku. Kad mes nieko neturime daryti vyrui, o vyras turi už viską sumokėti. Ne. Tikrai ne. Berniukas gyvena taip, kaip krenta kortos, o vyras gyvena taip, kaip sako jo žmona. Berniukas gyvena taip, kaip renta. O, Kortos? jo, 100%. O vyras gyvena taip, kaip sako jo žmona. Taip, žmona valdo, vienareikšmiškai. Ar Žinai, kaip mano vyras, jisai niekada nepriima pats sprendimo. Niekada. Jisai pasako, gerai, aš pasitarsiu su Lena. Ir jeigu tas sprendimas tam žmogui yra nepalankus, tai kas yra bloga? Žmona. Supranti? Nors mano vyras jau žino, kad jisai to nedarys, bet sako, gerai, aš pasitarsiu su žmona. Ir žmona yra ragana. Supranti? Ar pinigai yra klijai santykiuose? Nu, be pinigų yra blogai, aišku, žinai. Nu, supranti, jeigu tu matai, kad žmogus stengiasi išlaikyti savo šeimą, ne visiems tai pavyksta, ne visi gauna milijonus, ir mano vyras negauna milijonų, bet jisai stengiasi, aš tai matau. Nu, ir aišku, pinigai yra svarbi dalis santykiuose. Be pinigų, bet jeigu tu nori, kaip aš sakau, tu visada užsidirbsi. Tu turi tai norėti daryti. Tu gali, žinai, gulėti ant sofos, sakyti, aš neturiu darbo, aš nežinau, manęs nieks nepriima, aš negaliu įsidarbinti. Nu tai taip, tų pinigų nebus, bet tai galbūt tu kažką moki daryti, ne? Daryk, eik galų gale, eik krovėjų dirbk, ne? Nu tai vat mes ką tik kalbėjom su draugė irgi, sako, nu buvo toks momentas, kad nebuvo darbo. Nu ką, ėjo vyras krovėjo dirbti, dirbo, išlaikė šeimą, aišku, ten, žinai, kiek galėjo, bet jisai stengiasi. Tai vat pats toksai, supranti, svarbus dalykas matyti, kad žmogus stengiasi dėl tavęs kažką daryti. Jis nesėdi vietoj, bet jisai priima kažkokius sprendimus. Gal jie ne visada atneša, žinai, tų pinigų, bet jisai stengiasi. Ar reikalinga santuoka šiuolaikinėme pasaulyje? Aš manau, kad taip. Aš nesilaikau tos tendencijos, kad gyventi susimetę, auginti vaikus. Aš skaitau, kad santuoka turi būti. Turi būti. Po to jie taip lengvai, supranti, ir išsiskiria, ir dzimbalalaika, supranti, jokių vertybių. Aš savo gyvenu, tu savo, nepatiko, susirinkau daiktus, išėjau. Ne. Aš, pavyzdžiui, nenoriu, kad mano dukra gyventų nesantuokoj. Na, aš senų pažiūrų turbūt. Koks realybės ir fantazijos santykis tavo gyvenime? Mes gyvenam realybėje, tikrai ne fantazijose.
Tai 80 ir 20. tai plius minus. Ar yra tokia vieta, į kurią visada norisi sugrįžti? Tai pas mamą. Toli gyvenat čia? Klaipėda. Kaip sužinojai, kas yra tikra, o kas ne? Nu, iš karto tu nesužinosi. Čia parodo laikas. Čia ar tikrai santykiai, ar tikrų žmogus, supranti, viską laikas parodo. Tu gali klysti, tau atrodo, kad tikra, bet tai bus netikra. Tavie yra šviesos. Taip, man atrodo, kad taip. Aš ki saulė. Kaip parinkti puokštę žmogui, nežinant jo skonio? Nesirinkti labai tokių, žinai, kažkokių ekskliuzyvų, tokių, žinai, klasikinę puokštę, aš manau. Jeigu tu nežinai skonio, tai klasika visada išgelbės. O kokios dabar floristikos tendencijos? Į natūralumą. Kodėl gėlės tokios brangios? Nu, tu paskaičiok. Pavyzdžiui, jeigu mes imtumėm mūsų lietuviškas, ne, yra gėlių ūkiai, kurie augina ir tos gėlės kainuoja ne mažiau negu iš Olandijos, o kartais netgi ir brangiau. Tai mes paskaičiuokim visą gėlės išauginimo ciklą, ne? Mes turim nupirkti sieklas, ne? Nu, arba pasodinti, nupirkti kerelius. Mes turim tas gėlės trešti, laistyti, ryžti, jas ištisai prižiūrėti. Tas žmogus negali niekur išvažiuoti, jisai turi būti visą laiką ūkyje. Tai čia yra didžiulis darbas. Aš kai pasižiūriu mūsų gėlių augintojus, nu tiesiog krūvinas darbas. Supranti, čia tiek reikia mylėti šitą produktą, kad tiek jėgų atiduoti jo išauginimui. Nes gėlė tai yra greit gendantis produktas. Supranti, tau šiandien jinai žydi, o rytoj gali iš to lauko nebelikti nei vienos gėlės. Tau gali praeiti uraganas, tau gali praeiti kruša, tau šalnos gali būti ir taip toliau. Man buvo vienas atvejis, kai manęs mergina paklausė, o kodėl tai brangiai, nu, nebrangiai ta puokštė kainavo, jai pasirodė, kad tai yra brangu, kodėl tai brangiai, sako, taugi gėlės nieko nekainuoja. Sako, čiagi net ne rožės. Įsivaizduoja, aš sakau, taip, nueiti dabar nuskinti gėlę man nekainuoja nieko, tik laiką, ne? Bet kad aš ją užauginčiau, kiek aš turiu ją popinti, kiekviena gėlė yra mano vaikas, aš galiu pasakyti. Nes aš užauginu ją nuo sėklytės mažytės, supranti, kai tu šiltnami, tu ten žiūri, kad tau nenušaltų, kad tau neperauktų, kada reikia atitaikyti, kada pasėti, kad ją pasodinti laiku. Nu, čia yra faktorių daug. Ir ta praktika tau taip skaudžiai kainuoja kartais. Nu, įsivaizduok, tu prarandi vieną veislę kažkokių gėlių, viskas, tu jos jau nebeturėsi šį sezoną. Tik kitą. Nu, kažkoks force majoras, tau tu pasodinai vienmetės gėlės, o tau šalnos ir tau jos nušalė. Viskas. Tu praktiškai jų nebeturi. Tai mūsų gėlės brangiai kainuoja, vat, kai aš pasakiau, o gėlės, kurias gauna iš Olandijos, nes Olandija yra pagrindinė distributerė gėlių, nes ten vyksta aukcionas, iš viso pasaulio į Olandiją suvažiuoja gėlės, aš subuvusi ten, ir ten traukinukais važiuoja stelažai gėlių, kur tu gali pirkti online, tai yra aukcionas, ir atvažiuoja iš visur, iš Kenijos, iš Ekvadoro rožės tau važiuoja, nu, iš viso pasaulio, nu, tai tu įsivaizduoji, kiek transportas kainuoja ją atgabenti, ne? Gėlės vežama šaldytuvuose, nu, čia gėlė negali kainuoti pigiai. Jeigu norit jūs atpiginti savo gėlių kainą, nu, tai pieva, lauko gėlės, važiuokit į mišką, prisirinkit aviečių, ant šakų, dar kažko, aš visą laiką taip darau. Jeigu tu nori, yra ribotas biudžetas, bet nori padaryti didelę gražią puokštę, tai reiškia, pasirinkti dar kažkokį nemokamą medžiagą, tau kainuoja, aišku, tau kainuoja laikas. Kas sunkiausia gyvenant gyvenimą? Prisitaikyti prie aplinkybių. Dabar iš tikrųjų, nu, toks laikotarpis, nu, aš sakyčiau, sudėtingas, ne? Daug labai įvairių iššūkių žmonėm ir
daug problemų, katastrofų, karų ir, nu, žodžiu, sunku. Bet aš skaitau, reikia, žinai, filtruoti informaciją, Taip. būtinai, nežiūrėti televizoriaus, kaip aš darau, aš jo nežiūriu. Nu, ko man reikia, aš sužinosiu, ne? Ir kuo mažiau priimti į save negatyvo. Nes viskas atsideda mūsų smegenyse, ne? Mes žiūrim kažkokią nesąmonę ir po to jinai kažkur pasąmonėj pas mumis atsideda. Nu, to reikia. Kaip atskirti stilingą puokštę nuo paprastos? Ai, man atrodo, tai iš karto matosi vizualiai. Nu, ką mes turim omeny paprastą puokštę? Ką paprastą? 7 rožės, ne? Tai ar ką? Tai prie tų 7 rožių pridėk kažkokių palydinčių gėlių, supranti, rožės bus kaip pagrindinės, o tu čia kaip, žinai, solistai, o tu jai pridėk orkestrą ir jau jinai bus tau stilinga. Kaip įsiminti visus gėlių pavadinimus? Gerą atmintį turėti, kurios aš neturiu. Supranti, jeigu tu kalsi, bet nebus praktikos ir tu nenaudosi, tu neatsiminsi niekada. Čia bet kokioje srityje, ne? Bet jeigu tu kasdien susiduri, tada tu ir atsiminsi. Ir aišku, profesionalumas ir tavo kaip eksperto, ne, vardas visada priklauso, ar tu žinai lotyniškai pavadinimus. Nes jeigu aš atvažiuoju kažkur, tai kad ir Olandiją, ir aš žinau lietuviškai arba rusiškai, bet nežinau lotyniškai, aš nesusikalbėsiu. Jeigu aš žinau lotynišką pavadinimą, aš bet kur pasaulyje susikalbu su floristais. Nes mes kalbam vieną kalbą. Floristai, kraštovaizdžio dizaineriai, kodėl aš, kai studijavau, mes turėjom kalti tiesiog pavadinimus, ką tu galvoji. Ta, ką aš auginu, tą aš atsimenu. Ko aš neauginu, aš pamiršau. O kaip tu kovoji su sniegu? Valom sniegą. Aš šiaip labai žiemą mėgstu sniegą valyti. Man va, tokia meditacija, žinai, aš pavyzdžiui grįždavau iš darbo ir jeigu vyro dar nėra, aš pasiimu kastuvą ir einu valyti, man žiauriai patinka. Jo, bet sniegas va šiemet, pavyzdžiui, mums pridarė daug nuostolių, mums nulaužė visus lietvamzdžius, o visą šitą pusę mums nuvarė, nes buvo sniegas, po to atšylo ir, žodžiu, susidarė ledai. Ir mums tik vieną dieną ir viskas nuo stogo su visais lietvamzdžiais. Nu, kaip tik takelius prasivalom. Po sodą tai mes nieko nedarom. Kaip prižiūrėti gazoną? Pjauti. Šiaip iš tikrųjų, jeigu lyginti priežiūrą gėlynų ir vėjos, tai vėjos priežiūra yra daug sudėtingesnė ir daug daugiau reikalaujanti laiko. Kadangi tu turi, jeigu tu nori gražios vėjos, tu turi ją mažiausiai vieną kartą savaitę kirpti. Nerečiau. Įsivaizduoji, kiek laiko tai užima. Tu turi ją pastoviai tręšti, pastoviai laistyti. Su gėlėm, žinok, taip nėra. Pavyzdžiui, aš gėlynus sutvarkau pavasarį ir, dar kartą galbūt kažkokias piktžolės ten dar paraviu per sezoną. Viskas. Po to sužėlė tankių kilimų, ten jeigu kokia piktžolė išlenda, jau virš gėlės, žinai, ir mojuoja išrauk mane ir viskas. Tai, o su gazonu mes, aišku, dabar yra robotai. Aš vyrusi, ko aš noriu robotais, sakė, tu juokauji. Kiekvienais metais keičiasi tavo gėlynų konfiguracijos, tai sako, tai ką tu nori, tipo, kiekvieną kartą tengi reikia laidą kažkokį pravesti. Ne, sako, net nesvajok. Tai sutarėm, kad jeigu jau nebus šuns, tai ten tam apatiniam prie prūdo tai tikrai reikės roboto. Nes, daug laiko, labai daug laiko užima ir jau čia buvo skaičiavimai kraštovaizdžio dizainerių, kiek laiko atima vėja, tai labai daug, daugiausia iš visos priežiūros. Žiūrėk, kad pavyzdžiui apie gėlių kompozicijas, ne, mes pakalbėkim. Talpa kompozicija gali būti bet kokia, ne, gali būti vaza, kažkokia dėžutė, krepšys, ne, gali būti ir moliūgas. Dabar mes darėm ir dirbtuvės, dekoravom moliūgus gyvom gėlėm. Nupjaunam mes viršų, ne? Įdedam oazę. Oazė, aišku, jau dabar irgi nelabai ekologiškas produktas. Galima dėti, kad ir tinklą vėlos, galima dėti kažkokią vazelę, jeigu tu nori moliūgę, savo, pavyzdžiui, namuose, tu neturi, iš kur tu turėsi floristinę oazę, tu jos neturėsi. Gali tiesiog
nusikerpi viršų, išskaptuoji į vidų, įdedi kažkokią vazelį ir pamerki gėlės. Ir tu turi tokią dekorą. Pavyzdžiui. Nu, labai fainiai. Ir galima įvairiai gražiai padekoruoti. Tai vat, pavyzdžiui, kai yra Helovinas, aš tai, pavyzdžiui, šitos šventės nepriimu. Jos nėra mano švenčių sąraše. Yra vėlinės pas mumis, lapkričio 1, tai yra šventė, o Helovinas ne. Tai vat, jeigu tu nori moliūgo, tai padekoruok jį gėlėmis. Seksualinio švietimo pamoka iš floristo. Oi, Neli. Būk kaip gėlė, sakai. Nu ką, žinau, kaip iš floristo, žinai, neik iš gėlių ten, kur nereikia. Taip, sakyk, kas čia per lentelė pas tavęs? O čia mes laimėjom titulą gražiausia sodyba 13 metais. Mūsų kaime buvo konkursas, mes laimėjom mūsų kaime, o po to buvo Klaipėdos rajone. Tai mes Sendvario seniūnijai gavome šitą titulą. 2013 metais, bet tai sodas buvo visiškai kitoks dar tada. Aš dabar, kai pasižiūriu, galvoju, Jėzau, už ką mums davė tą titulą. Pas mane čia stovėjo vidury sodo senovinės rogės. Įsivaizduoju? Rogė, britka tokia. Nežinau kodėl, tada buvo tokia mada. Žinai, kai nuvažiuoji į HPH, ten pristatyta, žinai, tai prieš 17 metų, supranti, kai švietimo jokio nebuvo. Nu ką buvo, žurnalas Mano soda, internetą dar irgi ten nelabai, žinai ką. Ir aš ten pamačiau, man patiko, aš irgi noriu tokių rogių. Sodas, tai ką, ten medeliai buvo visi maži, tai grinai vėja, tai to vėjoj stovė rogės, aš apsadindavau ten žydinčiom vasarą gėlėm. Nu, gražiai atrodė, tikrai, tais laikais tai buvo įspūdingai. Ir aš sakau, mums už tas rogės mes gavom tą titulą. O dabar nėra kažkaip tų konkursų, nerengia. Ne? Tai gal nerengia, nes viską tu laimėsi. Ne, baigtų, dabar yra tiek daug gražių sodų. Lietuvoje aplamai labai daug gražių sodų. Tikrai, jeigu lyginti, kas buvo prieš 15 metų ir kas dabar, tiesiog tu bet kokį kiemą pažiūrėk, visi stengiasi savo padaryti kažkokią augalų oazę. Labai, kad ir mūsų kaime pažiūrėjus, kiekvienam kieme yra ką pažiūrėti. Lietuviai mėgsta, žino, gamtą. Ir mėgsta puošti savo aplinką. Ir tai labai, labai gerai. Kur mokytis tapti floristu? Visur, kur tik įmanoma. Visur. Dabar labai daug online mokymų visokių. Tiesiog tu išsirinki tą mokytoją, kuris tau patinka, kurį tu jauti. Lietuvoje irgi yra floristų mokykla, Sigutis Kaminskas veda Klaipėdoj. Galima eiti mokintis daug kur, žinai. Būtiniausia yra bazė žinoti, kaip, kodėl ir ką tu turi daryti. Tai, ką aš dariau intuityviai prieš visus mokymus, tiesiog aš intuityviai dariau. Tai gerai, jeigu tu sugebi tai padaryti. Aš po to, kai jau praėjau kursus, aš galvoju, kodėl aš taip dariau, tai čia teisingai. Supranti, man susidėlioja visi taškai ant jį. O jeigu tu visiškai neturi tam pojūčio, tai aišku, reikia eiti mokintis, kad ir online eiti mokintis. Ir tai daug kas bijo, žinai, online kursų, nes aš esu tas kaip švyturys. Aš žmonėm parodau kelią. Tikrai aš užvedu žmonės ant kažkokių veiklų. Ir, pavyzdžiui, aš pradėjau mokintis pas tą Dmitrijų Turkaną ir Lietuvoje jau ten žiūriu vieną, kitą mergaitę, žinai, jau baigia mano sekėjos. Ir man rašė, klausė, ar tikrai verta eiti online? Sakau, taip, tikrai verta. Tikrai. Ir žinai, ir daug kur, daug. Tik kad daugeliu žmonių aš esu įkvėpėja. Kurti sodus, daryti puokštę, supranti,
Aš kažką nusiperku, žinai, nu, vat, kad kažkokią gėlę, aš ją pradedu piarinti, nurodyti, o, pavyzdžiui, aš turiu rožę pompanelą. Pusę Klaipėdos turi tą rožę. Supranti, nes aš pradėjau ją dauginti, aš rodau jos grožį, nes žmogus gali net nežinot, nematyti. Ir daug mūsų pažįstamų, pavyzdžiui, kurie, kai mes statėm namą, sakė, o bože, namą jie stato, jie išprotėjo, jie žino, kiek ten name reikės dirbti. Ir kai pas mumis atvažiavo su vaikais ir vaikų negalėjo išvežti, nes jie reikia, mes nevažiuosim namo, kiek jiems patiko. Jie visi turi namus jau dabar, supranti? Nu tiesiog, vat, parodom, kad tai yra gerai. Ir tikrai aš sakau, kad aš esu įkvėpėja. Nu 100%. Daug žmonių mane seka ir žiūri ir kartoja. Ir tai yra smagu. Kiti, pavyzdžiui, žmonės gal ir piktų. Ai, žinai, daro taip, kaip aš darau. Okay, darykit. Jeigu jiems patinka, reiškia, aš darau. Kiek gali uždirbti floristas? Pakankamai nemažai gali uždirbti, jeigu jisai geras floristas ir jeigu jisai netingės dirbti, jeigu jisai dirbs. Aš manau, kad čia yra profesija, kurioje gali uždirbti. Koks yra floristo karjeros kelias? Floristo padėjėjo iki maestro. Kas tau patinka šioje profesijoje? Kūrybiškumas ir emocijos. Kas tave erzina šioje profesijoje? Kad erzintų, gal niekas neerzina, tiesiog tai yra sunkus darbas iš tikrųjų. Atrodo, kad čia pokštė surišti, žinai. Bet tai, kol tu nuskini gėlės, kol tu jas nuvalai, susibraižai visus savo pirštus, žinai, ir visa kita. Tai yra ir fiziškai, jeigu darai didelę pokštę, žinai, tau po to pradeda rankos skaudėti. Tai, kad erzintų, tai negaliu pasakyti, kad kažkas erzintų labai. Bet kad tai yra sunkus darbas, tai čia faktas. Gerai, patarimai pradedantiesiems floristams nuo Helenos. Svarbiausia nebijoti kurti. Tai yra svarbiausia. Mokytis iš geriausių. Aš visada sakau, jeigu mokytis, tai tik iš geriausių. Nenustoti mokytis niekada. Jeigu jau jums atrodo, kad jūs jau esat geriausias savo srity, žinomas ir taip toliau, jūs vis tiek turit važiuoti mokytis. Nes visi mūsų floristai, visi gurų, jie vis tiek važiuoja patys mokytis. Kažką naujo sužino, pastovi naujas tendencijos. Tai domėtis tom, važiuoti į visokias parodas, kur tik įmanoma, žinai, kad į sodus kažkokius, nes visur jūs gausite įkvėpimo. Ir mylėti tai, ką darot. Svarbiausia turbūt, nes, kai yra daroma be meilės, tai yra jaučiama. Prasmės nerasti neįmanoma. Įmanoma tik savęs nerasti. Jei nerandi savyje jėgų, svajonės, impulso, nebus ir prasmės. Nerasti prasmės tas pats, kas pievoje nerasti žolės. Yra atveju, kai žmogus stovi toje pievoje ir žolės nemato, kaip nemato dangaus ir visko aplinkui. Tačiau mes pasaulyje matome daug žmonių ir daug likimų, kurie diktuoja mums prasmes. Tai, supranti, kiekvienas žmogus prasmę randa iš to, ką jisai jaučia savo viduje, ne? Mes galim žiūrėti balą ir matyti purvą vienas žmogus, o kitas mato dangaus atvaizdą, supranti? Ir viskas priklauso nuo žmogaus vidaus, tą prasmę gyvenimo surasti. Tu esi sielos žmogus, tu tokia tikra. Ačiū. Tu esi nuostabi, aš žaviuosi tavim. Tikrai, tu visą laiką tave pažiūriu, žinok, nes tu man visą laiką geras emocijas suteiki. Gal aš ten nepalaikinu, bet tu žinok, kad aš visą laiką, tu man labai gerą nuotaiką turi. Jei rašytum knygą apie meilę, koks būtų pirmasis knygos sakinys? Mylėkit ir būkit mylimi. Svarbu, kad būtų abipusė meilė. Mylėję, ką aš noriu jums palinkėti? Nebijokite svajoti, svajokite, nes svajonės pildosi 100%. Dirbkit tik mylimą darbą, stenkitės dirbti tik mylimą darbą. Ir būkite atviri patys savo, išsigryninkite, ko jūs norite šitam gyvenime ir gyvenkit jį
taip, kaip jūs norite. Ką? Viskas tik prasideda.